Oi, nu ką, merginos, tiek darbų prieš akį, bet aš manau, visą laiką reikia staptelti ir atsikvėpti, nes kava yra geros dienos pradžios, kaip sakant, ženklas, simbolis. O mes šiandieną dar, kadangi taip anksti filmuojam, neįprastai anksti. Jo. Tai visos subėgom, greitai, vaikus Penktą ryto išvežioja, jūs įsivaizduojat, žmonės miega dar. Sportininkai keliasi. Tai ką, mes turime labai gražiai net dvi rūšis ir pupeles ir maltą kavą, tai Pauliko Aromatiko Classic. Nuostabi, aromatinga, skani ir iš tikro pavasarį budinanti tiek širdise, tiek lauke kava. Kuri turi juodą šokolado poskonį. Aš jaučiu. Kada? Beje, kalbant apie intensyvumą, tai matau body iš 5 yra 4, rūgštingumas matau 2 iš 5 ir skonio stiprumas tikriausiai iš 5 4. Tai va čia yra visa skalė iš tikrųjų parašyta, kai pasiemi kavos maišelį, gali pasižiūrėti visus sudedamąsias tas dalis ir jų intensyvumą. O merginos, kas labiau jums patinka malta, jau su malta kaip perki, ar pupelės ir malatės pačios? Aš žinok, su malta, nes neturiu kavos aparato, bet visą laiką man tai pasiseka. Aš nekartą esu dirbus su Paulik Classic Aromatiko ir kai gaunu visą laiką jau Andriaus jau kolektyvą, žino, kad kavos aparatas bus papildytas, visą laiką pupelės atiduodu, tai dėkoju. Geras, man tai iš principo, jo, paprasčiau yra malta kava, bet aš dievinu tą kvapą, to šviežiai su maltos. Tai man atrodo, kad čia yra fainiausia, nes mano mama malą visą laiką namuose. Mes namuose irgi malam visada, nors mes neturim kavos aparato, kuris sumala, mes nusipirkom atskirai tokį malūnėlį mažytį ir susimeti. Surankom jau, Justinas vakarai, žinai. Tai dar susimalė elektrinį ir viskas ir turi labai šviežią skanę kavą, tai mes pupelės kažkaip. Ir beje, dar Greta daro ekskliuzyvinę kavą. Ne paprastai, va dar šitą tai jinai tiesiog prigrebė. Bet jis sako, aš mėgstu į tokį įsidėti ir ten visą dieną laša. Ir aš tokia, what? Ai, jo, yra kažkoks, bet aš... Ir netgi, kai gaminėsi kavą užpilama, reikia nepamiršti, kad negalima pilti iškart viso vandens iki viršaus. Reikia po truputėlį maža srovelė, kad kava išskleistų savo aromatą. Nes kai tu jai viską užpilsi iš karto, tenai viskas pabėgs, išsigas ir nebegausi tokio gero skonio kvapo. Tai vad, kodėl man dabar dar daug skanesnė nei namie, aš tai nežinojau. Greta darė šiandien umritą kavą, jinai taip išlėta kaip ceremonija. Štai kur slypi paslaptis. Tik skanios kavelės. Geros dienelės. Greta, kaip jauties dabar važinėdama Tesla, kai Elonas Muskas yra, kaip sakant, nelabai jau mėgstamas pasauliniu mastu? Nekaip. Matai, aš pirkau anksčiau daug, tai man nelabai veikia. Bet ar tu matai, kad jau žmonės nusipirkę Cybertrucką ir užsidėję printą Toyota? Nemačiau Cybertrucką, arba netgi mačiau Lietuvoje vieną merginą lipinosi lipduką, kur tipo, I bought it, tipo, this Tesla before Elon Musk go crazy. Jo, mane turbūt kas labiausiai tai neramina, jeigu bankrutuos, tai tada bankrutuos visą Teslą. Ir o tu manai yra galimybė jam drąsiai. Visiškai? Žinoma. Tai tada problema bus man su apžiūrom ir su taisimu. Bet aš manau, kad atsiras kažkokie tai garažiukai, kurie taisys, o jeigu jau matysim, kad eina link... Parduosit? Jo, parduosim. Bet ir parduot gali būti sunkiau, nes visi supranta. Taip, pigiai parduosim. Nes dabar aš mačiau, Europoje kritę Teslų pardavimai 5%. Žiauriai, jam labai blogai yra dabar. Trumpas darė net savo White House, kaip sakant, salesus. Teslų prisivežęs ir sakė, kaip jisai užpirks savo, pats vairuoti negali, bet vairuos jo darbuotojai Teslas. Bando tempti tą Eloną, korindamas, kad nepykit ant žmogaus ir nemaišykite su verslu, bet tikrai Elonas ir su tuo savo ženklų pasisveikinimu ar kastinta ranką iškėlė labai, sukėlė abejonių žmonėm, kas logiškai mąsto, supranta, kas ten buvo per rankos iškėlimas. Ir apskritai, kad tiek įsikišo ir tiek atleido labai daug darbuotojų valstybinių. Taip. Įstaigų, tai žmonės tiesiog heitina. Aš tai manau, kad čia pilnai gali būti, kad subankrutuos. Nežinau, kas jam susisuko, bet tikrai kažkaip pašlyjo nervų. Žinai, kai esi labai turtingas, išprotėjai, kaip Pleoniukui mes pasakojam, kai turi labai daug pinigų, nebežinai, kur juos dėti, nebepakanka tau
įsivaizdavimo, kur tu gali juos padėti ir kad tu žinai, koks tu esi galingas, nu, tau tiesiog kartais pasimaišo protelės. Čia jūs, Leonai, pasakote apie Eloną Muską, ar Leonas klausė, mama, ką man reiks daryti, kai aš būsiu milijardierius? Apie Eloną Muską pasako. Nes jiem kartais klausia apie turtingus žmonės ir apie mūsų mašiną, kadangi... Bet jis už šitą jau supranta jisai? Jo, aš viską labai suprantu. Apie karą labai klausė irgi apie... Tai mes Leonui, kaip paaiškiname, kas yra Rusija ir Baltarusija, mes palyginame filmo Pimpačkiukai. Grų ir Pimpačkiukus. Tai Grų yra Rusija, o Pimpačkiukai yra Baltarusija, nes viską daro, ką pasako Rusija. Geras, koks. Geras. Tai mes va taip bandėm pritaikyti, bet šiaip apie karą labai daug klausim, mes viską aiškinam, tiesą sakom, kad suprastų, kas vyksta, kad kol kas mums viskas gerai, bet yra ten, kur negerai, kas kur įsiveržia, kas blogiečiai, mes labai aiškiai viską. Ir gerai vaikas turės tokia, žinai, kritinį mąstymą ir suvokimą. Rožiniais sakiniais. Taip, bet man tai dar ir baisu, kad ant tos Tesla, žinai, išpaliai prasidėjo, kad tiesiog žmonių turtą paima ir ten kaip, protesto formą sudegina. Amerikoje tai kažkurioje tai valstijoje, ten nėra, kad visur tai būtų, ten tik toj valstijoje, turbūt Los Andžele labiausiai. Tai čia reikėtų Gabijos paklaus Bekerės, jinai daug domisi tuo ir žino, tai galėtų tiksliau tą informaciją pasakyti. Čia nėra taip, kad dabar visoje Amerikoje įima, įdegina, eina visur, taip nėra. Tiesiog, kadangi mes gaunam informaciją, mes patys ją perkuriam kaip norim, žinai, mes nesužiūrim, kur tikrasis tas šaltinis yra. Taip, aš atsimenu, kai buvom Sondringė Amerikoje, tai kai buvom New York'e, Vegas'as sudegino Cybertruck'ą, susprogdino, užminavo ir buvo pastatytas prie Trump Tower'o, kur mes apsistom New York'e, irgi Cybertruck'as buvo suliekusios brigados šarvuočių, ten policijos ir mes tik po to sužinojom, kame čia esmė. Tai ką, tikėkime, Tesla nebankrutuos ir bus dalių ir bus servisų, o kalbant, tuo atvilkis, vėlykėlės, kiaušinukai, zuikučiai, mišrainės, kiaušiniai, kiek suvalgo kiaušinių? Ai, žinokit, man tai aš kažkaip niekada specifiškai nesiruošiu Velykom, bent jau kol neturėjau vaikų, tai man, smagu, mes ten tuos kiaušinius su Mindaugu dažom šiek tiek, jeigu yra nuotaika ir tiek žinių, šiaip važiuojam pas tai Kauną, ten tokia stotelė, pas mano tėvus dažniausiai visi suvažiuojam. Ir jeigu gražus oras, tiesiog laukia grilinam, ridenam margučius, nes dabar jau vaikų labai nemažai, žinai, mažų, tai mes tokias bandom, tokias tradicijas kurti, tai kuri dabar ir darosi, dažniausiai pas mano tėvus, giminės pusseserės pusbroliai suvažiuojam su mažiukai savo ir tiesiog tas Velykas švenčiam, jeigu tai galima pavadinti. Koks tavo patiekalas, kiek kiaušinių ir kaip tu juos valgai? Kiaušinius aš valgau paprastai, dažniausiai pusryčiams tik tais, aišku, kad sudaužiam, kuris ten laimi ir suvalgau, aš iš principo jų, man atrodo, aš jau kaip ir netoleruoju, tai aš valgau po vieno, tai mano įpročiai nesikeičia. Aš kai dariausi netoleravimo testą, man berods baltymo ar kažko, tai kiaušinių, sakė, kaip ir mes buvom kalbėję, kad pabiškai, kai grąžiniai į racioną tuos produktus, kurių netoleruoji, žiūri, kaip reaguoja, tai tiesiog, sako, tu gali juos toliau valgyti, tik nevalgyk jų labai daug. Tai aš pastebėjau, kad tu kelis storius pas tavai visur kiaušiniai. Jo, tai bet aš maks vieną valgau. Tai per Velykas nesikeičia. Tai Milda, majonezas. Aš nevalgau majonezą, Sviestų, druskytę, kur yra visas full packas, tiesiog vieną kiaušinį suvalgai? Aš majonezą iš principo nevalgau, aš padažų nemėgstu. O nebandėjai gal gaminti savo pačios majonezą? Čia net nedrįšiu sakyti, kad tai padažas, norėčiau. Aukštesnė rasinį padažas. Aš einu link to. Nevadini padažu, tai yra aukščiau už padažą. Ne, šitų iš viso mūsų namie nėra. Norėčiau, kada nors pati pagaminti majonezą, taip. Ir nėra sunku, man atrodo. Man atrodo, kad reikės kažkada pasiruošti. Jo, tai labai sakau, lieka, pavyzdžiui, kiaušinių po Velykų tu gali savo prisigaminti namų gamybos majonezą. Gal nebent taip, bet šiaip nes nevalgo padažų, tai man jų ir nereikia. Majonezo nevalgai, ne padažas. ir vėl duona druskytė, tai jo. Bet tą kiaušinį, žinai, aš kaip mėgstu savo avokado taustų su kiaušiniu, tai per Velykas jis puikiausiai irgi tinka, žinai. Tai realiai mano racione ir per Velykas nelabai kas keičiasi. Tu gurmaniškai avokado užspėsi. O tu, Greta, kur švesi ir kiek kiaušinių, kaip valgai juos? Žinau, dar galvojam, kur švesim, bet tikriausiai būsim namie. Aš juos prisipirkus labai daug dažyt su kuo. Užsisakiau labai fainą tokį
dažyti su vašku, nes jau daug metų mes norim išbandyti. Kur susakė? Aš galėsiu tau parodyti, radau internete visą tokį pakelį su tais galiukais visais keturiais. Aš ignoriu. Su kur tirpinti, ką tirpinti, tą vašką, irgi su spalvom, viskas paaiškinta, viskas pasakyta, labai faina. Ir spalvų net. Čia nerealu, mes pasidalinkim. Tai galėsiu aš pasidalinti, tai va užsisakiau tokį, dabar laukiu, kol ateis. Ir visokiausių ten dalykų dažymui. Tai turbūt dažysim, pasidarysim kokią vakarienę, pietus, nežinau. O net važiuoja šeima pas jūs? Ne, nevažiuoja. Mes nevažiuojam, gal nebent jūs tam mama gal atvažiuos. Nes jau yra šeima, tai čia jau seneliai. Ne, kažkaip mes, kadangi bendraujam taip, tai ne, šventės mes atskirai. Bet mes, manau, jeigu bus geras oras, tai rajone labai švęsim daug, nes yra ir vaikų bendruomenė faina. Tai tada, manau, jeigu nusimatys geras oras, tai darysim ir kokius lėpimo žaidimus vaikam, kiaušinių, ridenimo, mes ten prisigalvosim, kai žinosim tiksliai koks oras jo. O kiek suvalgai kiaušinių, koks tavo go-to? Ai, nežinau, žinok, aš nelabai irgi valgau, kartais iš vis nesuvalgau nei vieno iš tų virtų, bet aš tada... Palauk. Bet aš tada darau iš naujų kiaušinių pusryčius. Ne iš tų, o iš kiaušinių pusryčius. O tai tu darai ten cereos baltą mišinį, ar tu tiesiog ten tą... Šakšuką kokią padarau, žinai, pusryčiam valgyti ir ten kiaušiniai dedasi, bet jau ne tie. Bet jeigu lieka kažkokių kiaušinių, šiaip nedarau tų visų mišrainių ir visų kitų, nes tiesiog mes tiek nesuvalgom ir kadangi mes nesuvalgom, tai aš net nedarau. O, lieka tų kiaušinių, kažkiek tai jau tada per pietus galiu tos kiaušinius suvalgyti, kas ten lieka, kažką ten iš jo gamini tam vietoj, bet ne tam, kad prisidaryti visko, žinai, ir jau tada, o jeigu su draugais, su kaimynai sugalvosim kažkokį tai daryti vakaronę, tai tada jau suništinis bus. Ir tikrai ne kiaušiniai ten ant stalo bus. Tai putpelės kiaušinius plaukia. Tai būna, žinai, čiukt kiaušinį metį. Vyrai, mėgstam. Taip, būna kažkoks kokteilis irgi su žinau, kad yra, bet skamba neskaniai. Andrius geria visą laiką žalią kiaušinį rytais. Aš dar tik noriu Leonui padaryti kokią nors užduotėlės, kur ten prislėpti po visus namus. Žinai, kad biški būtų smagiau. Ir mačiau dabar labai fainus tokius šviečiančius kiaušinėlius. Kiaušinis, kurie šviečia, tai labai faina tamsoje, žinai, kai išsmėtai, pavyzdžiui, lauke, tai jeigu geras oras palaukti, kol patams ir kad vaikai galėtų ieškoti po pievą, pavyzdžiui, žinai. Labai gražu. Tai va tokių turiu prisigalvojus, o kaip čia bus, ar pavyks viską įgyvendinti, tai nežinau, bet dar labai noriu vienų dalykų pasigirti. Čia po mūsų praeito filmavimo nuvažiavau į depą, prisipirkau visokių sodinti, visokių dalykų. Aš jau tau net rašiau ten, ar čia vedrynai, ar čia kas. Tai nusipirkau tokių labai gražių indų, tokie kaip vazonai, bet tokie atrodo net rankų darbo iš akmens. Tokie labai paprasti, skirtingų dydžių, tokių aš pasiėmiau. Ir tada pasiėmiau gėlių susodintų ir iš tų, kurias pirkau, susisodinau viską į tuos vazonus, į tokį skirtingi aukščiais, kad daiktų, čia narcizai, čia dar kažkas, dabar taip gražiai auga dar namie ir nusipirkau tokius didžiulius bliūdus, vieną tokį didelį baltą, tokį ne visai gilų, tokie, žinot, kaip baleikos, kur būdavo. Žinau, kad kalbėjau. Ir vieną tokį kaip mažesnį, ten prisisodinau narcizą, tiek vienam, tiek kitam, kad pasidėčiau gražiai prie durų, bet dar noriu prie durų iš lauko. Pusės. Tai norėčiau dar vienų baleikų, tų tokių rudų baleikų dar ir ten dar norėčiau visko prisisodinti ir irgi prisidėti. O dabar namie dar, ne, kad šilumai? Dabar laikau namie kol kas, bet jau viskas žydi, tai galvoju, mačiau, kad orai labai stipriai šyla, tai nešiu į lauką jau išnešiu. Kaip gražu, lauksim nuotraukų. Noriu nuotraukų, kaip taip, neturiu pašaukimo, tai man taip viskas gražu ir atrodo kaip faina, aš dabar irgi eičiau daryti, bet aš tiesiog taip neturiu tiem lauko darbam pašaukimo. Aš irgi žinok neturėjau, bet tai kažkaip atsirado jisai pas mane. Ir mes dabar netgi šiltnamį statysimės. Stiklinį? Tokį gražų labai. Aš turėjau. Tokį, žinai, kaip namą. Bus toks kaip namas beveik. Aš įsivaizduoju. Aš nebegaliu Mindaugo prikalinti, nes 2 metus iš eilės turėjau pakeltas lysvės. Spėjom tų vaisių paragauti, bet spėjau ir nudžiūti galiausiai. Bet dar reikia jau daryti, žinai, rimtai su laistymo sistemomis, nes tas, kur aš turiu kiekvieną, šiaip fainai vasarą basom išeini, prie pat namo yra, žinai, išeini palaistai truputėlį,
kartais smagu, bet kartais tikrai nesinori ten įlaistyti arba išvažiuoji kažkur ir dar nesužiūri. Nu tai vat, jeigu pasidaryti jau tokį rimtą sulaistymo sistemą, tada būtų susunkintų į viskas. Ir žinai, aš nedarysiu ten pomidorų milijonų, aš darysiu tiek po truputį, kad būtų mums, žinai, tiesiog, aš nekrausiu ten visai žiemai, kad man dabar užtektų ten, kad bulvių tų būtų pilna, nes noriu bulvių šiais metais užsiauginti maiše. Maiše yra labai fainai, kaip galima maiše auginti bulvę, žinai. Mačiau kažkaip. Ir užtenka, nu tiesiog tau keliam kartam, nu man dėl to tokio, žinai, smagumo. Tai tau, noriu pasibandyti. Mačiau periklius, pičino idėją, sodo, daržo rūbai, tau reikia nupirkti gražią aprangą. Aš visada ir dabar Kaune kaip tik tie drabužiai ir buvo, ką pasiesi Kaune parodoj, kas ten buvo. Tiksliai, prieš porą savaičių. Tai man labai patinka ta mergaitė kaip idėja, pat jos ir tikrai yra labai gražių drabužių, kurias aš nusižiūrėjus jau ir dar draugiai noriu nupirkti irgi. Žinokit, aš periklius, kiek buvau prisižiūrėjus, Masals, mano buvo mėgstamiausias šitas. Kur toks atėjo ir pats. Tai sakykit, ką norit man. Aš šiaip atėjau dėl smagumo, dėl idėjos, aš pats verslą pilnai galiu išvystyti, man reikia tik žmogaus, kur man ateitų, duotų visą Lidl, duotų visą Maximą, kontaktus mes pardavinėjame. O esmė yra, kad tu negali ateiti ir sakyti, ką jūs man duosit. Tu turi pasiūlyti kažką, o jisai atėjęs. Aš negaliu patėti, žinokit, išėjo tas Masals, aš maldavau, Andriau, atsuk, žiūrim, dar kartą atsuk. Aš žiūrėjau, jis toks charizmatiškas vyras. Aš visiškai nieko bendro su žvejyba neturėdama, aš išsižiojus klausus ir galvoju, blemba, kaip norėčiau eiti savaitę įsimest tą kapsulę su to Masals ir žvejot, nes jis taip įkvepiančiai papasakojo. Va čia su briedžiusi testavom, panašus principas kaip Masals, va, užlipęs briedis. Ir jis taip paprastai ir nėra tokio drono, Lietuvoje niekas neturi povandeninį droną, va toje ateis, va čia užsisakiau, tai va viską turiu. Ir visi išsižioja, visi šokiai jį žiūri, jis tikrai magiškas žmogus. Geras, kaip įdomu. Ir jis taip ramiai pasakoja, bet tokį tikrai kaip pasaka, sekti, žinai, tau. Ir ramiai, bet toks, žinai, kur ateina ir užkonkuruoja visus paima su ranka. Bet nenaglai. Nebuvo naglumo to tokio šlikštaus, kur kartais būna. Jis tiesiog jo nebuvo. Gimęs būti lyderiu. Tai va, Masals. Nu, labai jisai fainai, bet gaila, kad nemažai. O tos merginos nesimeni rūbų? Garden Mood. Mes galėsim čia uždėti, nes negaila. Atsimeni, buvo ta pirtininkė pačiam pirmam. Nu, žodžiu, aš buvau apsėsta to, galėtų tęsti toliau tą laidą. Gerai, o tu kaip švesi? Aha. Tai va, dabar taip. Atskiriam visai rubriką. Dabar mes klausysime. Ne, aš tikrai neišsiplėsiu. Mes visą laiką būdavom pas tėvus sode. Bet dabar dažniausiai kviečiamas pas save, nes eilam per šaltą dar sode ir nelabai yra kur tą vaiką išrenk, kur ten lauko tualetai, žinai. Dar nėra ten sukurta sąlygų tam. Tai aš turiu mintį, dar niekam šito nesakiau, o dabar ką tik man gimė, kad fainai galbūt į Palangą nuvažiuoti visai šeimai. Ir ten su tėvais pavelikaut. Mano mama labai skaniai gamina kulinarijos dėstytoja. Tai pas mus Velykos būna kaip antros kalėdos kūčios ten. O aš galiu maistą užsisakyti iš mamos. Žinok, aš jai sakau, tu daryk verslą, sakau, tu taip skaniai gamini, bet ne. Man labai patogu būtų atvažiuoju čia pasiimu. Tai va, o tradicijas tokios turim, kad, aš privalau nuvažiuoti sodą, prisiskinti visokių ten gėlyčių jau pražydusių, visokių ten, nežinau, petunių, kažką dažymų žolių, tada svogūnų laiškų, merlę, dažai ir suku su siūlu. O jūs dažot prieš? Ir dieną prieš viską pasidarau, nes tai atima tiek daug valandų ir darbo, kad jeigu tu pasiliksi ir stalą papuošk ir valgy, dar sudėk ir ten visą, nebespėsi. Tai dieną prieš baltą mišrainę, dar mėgstu padaryti pikantišką mišrainę, žodžiu, kiaušas ant kiaušo būna, kiaušuota viskas. Ir tada nudažau gražiai tuos kiaušinius. Dabar tu man pasakė apie tą vašką, aš noriu dabar šiais metais to vašku. Tai pas mus dažymo kiaušinių tradicija. Tai čia mes mūsų. Ir žinokit, aš tai valgau iki tokio, kur jau sėdžiu atsisegus kelnes, laukiu dar porą minučių, kol suvirškins, kad dar suvalgyt. Tai būna ir 4, ir 5 kiaušiniai, bet pas mane būtinai duonytą susviestų, druskytę pabarstytą ir dar ant kiekvieno pašaukštą majonezą. Tai kasdien čia per Velykas tik tai. Taip. O kas dar tokio pabaigai juokingo, tai Andrius toks sėda per Velykas ir sako, nu va, šiandien tik 2 kiaušinius suvalgiau, nes kiekvieną dieną jis suvalgo po 12. O dieve, bet tu čia persistai, tai 12. Jam, žinok, būna tiesiog, ne Velykadienis toks badmetis kiaušinių, nes jis būna, ryte pasidaro iš 6-8 kiaušų kokteilių su proteinu, ten varškiai, įsimeta kažkokį ten kokosų pieną iš serijos ir geria žalę. Ir tada būna iš 8-6 kiaušinių pasidaro omletą ir jį tiesiog valgo, bet dažniausiai įmeta tik 2 trynius.
o kitur išmeta trinius, palieka tik baltymą, nes neva jam ten kažko, nežinau, per daug. Ar jis ten kažką įsitikinęs. Wow. Tai žmogui būna, dieta. Per Velykas kiaušinių daug nevalgo. Geras. Išsivalymą, žodžiu. Tai atvirkščiai. Labai laukiu, man labai graži šventė. Šiaip gražiai, dažniausiai būna neblogas oras, jau vis tiek pavasaris, jau tokie linksmesnė gaida, tokie pozityvesnė ta šventė. Šiaip labai smagu klausytis, kai vaikas biški vyresnis iš Gretos, kiek jau prasidės ir po metelių visokių pramogų, nes kol kas eila per maža, kad ten, žinai. Tai dar pusę metų kokie ir viskas, jo. Bet tikrai gal duosim parident. Jo, jau gali. Taip, tai labai smagi šventė, iš tikrųjų. O jinai eila vaikšto jau? Jinai, žinok, su viena rankutė jau, laikiau iš vienos rankutės jau eina, bet yra dar tas baimės barjeras, kur būna jinai atsistoja, jinai nesupranta, kad jinai stovi, tada supranta ir atsisėda išsigandus. Bet jau, aš sakau, savaitės trūksta, kad jinai pradėtų vaikščioti. Gerai, jeigu apie orus, tai rodo kol kas dabar dar į priekį, kad sekmadienį plus 14 debesuota su pragiedruliais galimas lietus, o 21 bus giedra. 15 laipsnių. Tai labai gerai. Ir jau bus biški pašilę, tai nebus baisiai šalta. Ir aš tada po savaitės išvažiuosiu atostogų. Oi, kaip smagu. Labai daug. Taip, gražiai atrodai. Bet žinau, kažkaip pasikeitusi, ar galvoju, kas? Aš galvoju, pasikeitė? Ar čia balayaž, ar čia baby lights? Švarkas naujas. Švarkas, beje, su juo būdavo vestuvėse. Beje, jisai yra second handų ir aš pirkau per tokią merginą, kur Instagrame second hand pristato dalykus ir aš nusipirkau čia boso švarkas. Tu pasakyk, kaip žinau. Dabar jos manęs nebėra. Man irgi žinot nebėra. Jo, dabar piškai 15 eurų. Jo, bet aš labai daug esu irgi prisipirkus iš jos. Gerai, bet grįžkime prie plaukų. Tai jo, aš apskaitai, kaip tu manęs klausai, kaip aš dažau plaukus, tai aš dažau plaukus rogelėmis, manęs irgi labai daug kas klausė, kur aš dažausi, nes aš pati puikiai suprantu, kad jo, plaukų spalva yra mano nuostabi. Žinau tą, nes mano nuostabi meistrė, čia jau ne man kreditai. Aš irgi irgi kaip. Jo, ir jūs abi šiaulietės, ne? Mes su Monika, man atrodo, aš nežinau, daugiau negu 10 metų pažįstamos ir kažkaip ant manęs, aš atsimenu, ir Grifka mokinosi kirpti ir dar tos gerus laikus atsimenu, jinai pasirimdžiau, asistentė buvo, dabar jau dirba ant savęs, tai taip gerai jinai varo šakės ir žodžiu, tai aš atėjau pas ją, nes paskutinį kartą buvau prieš gimdymą. Įprastai dažausi plaukus dėl tos ir prieš pusę metų buvai kažkur jau? 5 mėnesius, o kirpau, žinok, skaičiau 8-9 mėnesius atgal. O dabar labai trumpai nuskirpai? Ne, iki pečių irgi, tai aš išsikirpiau. Kitai laidai bus palikusi. Tai žodžiu, irgi nusidažėm vėl su rageliam tos plaukus, išsikarpiau ir žodžiu, ir labai džiaugiuosi, nes dabar noriu truputėlį kažką atsinaujint galvoju ir atsiaugint labai noriu plaukus ir prasikarpyti. Nors žiauriai nešti nagai vėl nusikirt, man taip gražu, man taip patiko tie trumpi. Tai kodėl ne? Matai, buvau jau kuris laikas ir galvoju, kažką reikia naujo. Tai dabar iš galvo paauginsiu, prasikarpysiu, noriu tokią šukuosną, pamatysiu, ką vėl nusirėšiu. Jeigu pajausė, ne, kad reikia. Nes labai tiko. Ir Mindaugui. O tu šiaip išaknuojasi tamsi ar šviesi? Pilka aš tokia esu. Pelenų kaip ir. Tai tau labai ilgai išvaikščioti. Jo, aš atsimenu, irgi būdavo dažydavau, kartais net į metus kartą tik tais dažydavau. Man išvaikščiodavau, bet po gimdymo pas mane taip pradėjo tamsėti šaknis, kad dabar 3 mėnesiai ir man tiek atauga ir tokie vos nejuodi. Mes bais ir mes su Monika. Jis kino genas įlindo jos geną ir suskaidė visas tau, taip, gyvūną. Kraujyje randa vyro genus. Ir su Monika dažom ir sako, aš nebesprantu, kaip taip greitai, bet kadangi tamsiai, tai ir labai matosi, tai dar keitėm ten visą. Bet tu nuo šaknų, nes ragelėm. Man dabar jau pradėjo dažyti nuo šaknų šiek tiek, nes man žiauriai tamsios, mano ir šaknim, ir su rageliam. Tai dabar uždarom šaknis, tada po kelių mėnesių eisiu, kad su rageliu tik įdėtų, kad trumpiau, arba kad tik šaknis uždažytų, kad nesimatytų. Tokį miksą biškai taip darysim, nes ieškom to geriausio varianto, kaip išlaikyti juos nesugadintus. Ir kad gerai atrodytų. Aš tai ką, irgi žinot, tai praslinkau, čia biški sudėgė, visiškai iškrito visi ir tada galvoju, reikia kažką daryti. Tai žinot, ką aš pradėjau daryti, gelbėt savo plaukus, nes dabar gali tai daryti visi, Benų vaistinėse visą balandį 15% nuolaida Pantogar visai produkcijai. Tai jūs galite gelbėti plaukus ir iš išorės, ir iš vidaus su maisto papildu, bei turime ir šampūną, ir toniką skirtą vyram ir moterim. Ką jie daro? Jie mažina plaukų slinkimą, gerina plaukų kokybę,
Ir taip pat, merginos, gal turit ką pridėti, ar esat bandžiusias? Taip, maisto papildas yra veganiškas, be glitimo ir be laktozės. Tai čia man labai aktualu. Oi, labai. Ir ypatingai, kas nori atsiauginti plaukus, labai svarbu juos ne tik ten visos kaukės, šampūnai, nes, pavyzdžiui, man irgi būna parašo, labai tau gražus plaukų galiukai, kokį aliejuką naudoji. Ne, tikrai plaukai nesusideda iš tik aliejuko. Taip. Jis padės plaukams išlikti gražiems, blizgantiems, bet būtinai jos reikia prižiūrėti, puoselėti ir iš vidaus. Čia yra esmių esmė. Aliejukas tai tikrai nėra esminis dalykas. Ir dar pabrėšiu, jeigu gerite kažką kitą, pasižiūrėkite, ar ten yra laktozės, tada prieš geriant papildus išgerkite nuo laktozės, bet čia jums nereikės. Jeigu jūs nes yra be laktozės. Taip, Pantogar palaiko normalią plaukų būklę ir kas labai fainai, kad tai yra mokslo progrįsti produktai patvirtinti tyrimais. Tai ne šiaip savo iš galvos nuleista mintis, o viskas užpatentuota, net ir patentus turi. Nuostabu. Ir, pavyzdžiui, šampūnai ir purškiami tonikai su patentuotomis medžiagomis, teisingai kaip tu ir sakei, plus purškiami tonikai patogus naudojimui, mes galėtume gal ir netgi šlupti ir pasižiūrėti, kaip naudojasi ir tinka visų tipų plaukams. Pantogar vegan yra maisto papildas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, todėl svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba. Tai ką, merginos, ar norit užsidirbti gyvenime? Aš norėčiau, bet ieškau dar to tokio, ką tokio sugalvot, ko nieks nedarė. O jeigu aš pasiūlyčiau 50 000 jums už vieną vakarą. Man tai žiūrint, ką daryti. Jeigu sakyčiau, reiktų skristi Dubai ir būti apkakotai. Ne. Ne? O už kiek sutiktumėt? Aš galvoju, aš apkakotai ar galiu pasirinkti? Rinkis, jeigu turi opcijų. Aš sutikčiau būti apsisiota. Bet tai turėtų būti, koks 10 milijonų. Už 10 milijonų? Už 10 milijonų aš sutikčiau apsisiotą ir viskas. Bet tai daug pinigų. O kas jeigu tau medūza? Tau nereikėtų tiek pinigų. Man reikėtų, jeigu galėčiau rinktis 10 milijonų ar 10 000. Aišku, 10 milijonų ir būtų apsisiota. Bet šiaip tai, jeigu taip kalbant, ar ne, apskritai man šitie dalykai, tikriausiai apakota, ar ne, aš sakyčiau, ne jokia pinigų suma manęs nepriviliotų. Bet jeigu kalbam apie milijoną, tai tegul įsisioja. Aš noriu pabrėžti, už milijoną aš tikrai neleisčiau, nes neapsimoku už milijoną. Bet jau, kai yra 2 skaičiai, ta milijonai jau, tada man aš jau galiu. Jūs mergaitės, nežinau, mane kokio jūroje užpultų medūzą, prisitsirptų čia prie veido. Aš leisčiau ir nemokamai save apsisiot, kad tik man skaudėtų. Tai darom kartu tau į kasą, aš apsisiosiu, aš gausiu pasidalinsiu. Bet reikia medūzos tokios nuodingos, jau žinai, kur... Tu surandi medūzą, pasidalinsim ant 3. Mačiusias filmų scenas, kur reikia apsisioti žmogų, nes medūzą užpuolė. Nemačius, bet esu girdėjus tiesiog. Aš esu mačius. Man o palauk, Mindaugui taip nebuvo. Medūza, kai plaukėt laivu, kažkaip ranka ar koja buvo visa. Jį nudegino gan stipriai ir daug kur, bet nesisiojom niekas. Tai atsiprašau, kokią žmoną. Bet čia netoksai, nežinok, ne taip yra. Ten kažkokios, matyti, kita rūšis medūzų, kuri kai įkanda ir tau labai degina, tikriausiai reikia, nes jam, gal jam irgi degina, iš tikrųjų nelabai ten ką sakė. Ir kai grįžom namo, jam vis dar buvo visas jisai nudegintas. Ir po to aš googlinausi, žinai, aš po to išsigandau, nes jeigu tos puslelės nedings, reiškia, ten dar yra gajus tie nuodai. Tai ką pirmiausia reikia daryti, bei išsiaiškinau, tokiu atveju reikia su kažkokiu, tai nei tai peiliu, kad nebūtų per aštrus, bet kažkokiu tokiu kortelė kreditinė, nesvarbu. Tuos tokius tą nudilginimą ir tuos puslelės nubraukti tuo tokiu aštriu paviršiumi, kaip tarkim kreditinė kortelė. O tos puslelės neišbėga iš jų kažkas? Ne, nes ten yra juose jau nuodai ir būtent juos, jeigu tu nubrauksi, nuvalysi. Tipo kaip šašai prilipę. Ne šašai, tokios puslytės, tokios kaip nuodai. Bet tai nubrauk ir nelieka tau kažko ten. Nežinau, tokia būtų pirma Pirma pagalba, aš skaičiau, kad tai turėtų būti. Tai žodžiu, jeigu grįžus namo dar vis yra ir pasipažinė mažėjo, netgi plėtėsi, tai, aš žinok, išsigandau, aš jį nusinčiu pas gydytoją ir ten reikėjo tuos tepaliukus stiprius. Aš atsimenu, kai vakar ateinu į filmavimą, jis tai ten kažką ranką parodo, visa puslėtas, ką čia sifilį pasigavai. Tai vargšas tada papasakojo, kad medūzos užpuolė. Čia buvo ir čia, jo, rimtai ten buvo. Ten buvo tikrai vaizdas toks širpokas. Tai bet būna ir dar širpiau ir net nereikia tos gauti. Išvarai Dubajų ir TikToko žinios čia beje, TikToko žinios yra rubrika ta, kad ukrainietė išvarė su bernais į klubą ir galiausiai buvo... Į klubą? Ten private vakarėlis buvo? Išvarė out. Išvarė out ir galiausiai buvo po savaitės rasta šalikeliai numesta su sulūžusiu stuburu, rankom, kojom. Vos gyva ir dar dabar yra ant mirties slenksčio. Aš žinau, kad jinai numirė, bet po to pasižiūrėjau, kad gyva.
Ir jai, aš manau, labai grėsia pavojus jos gyvybė, nes ten gali greitai užsukti kranelius. Ir taip pat mes pasidomėjom, kad vyksta kaip tik Dubajuje tokie vakarėliai, kurie vadinasi Porta Potty. Porta Potty yra tai, jog mergino mokama už tai, kad ant jų šlapintųsi, atlikinėtų rimtesnį reikaliuką, numerį 2, lieptų kažkaip lytiškai santykiauti su gyvūnais. Arba, pavyzdžiui, dantis trauktų tau. Kažką atliktų su tavo kūnu, nes tie vyrai tenai yra aptekę pinigais ir jie gali savo gauti viską. Bet tai dabar jų pasimėgavimas yra sumokėjimas ir žiūrėjimas į kančią kažkieno tai. Bet klausyk, bet tos moterys atvyksta tai savo noru. Taip, aš kaip suprantu, jos pasirašo kažkokiam, tarkim, ar ne, ten gausi milijoną ir ten dėdė užsilips ir pakakos, bet po to baigas taip, kad sulaužo kaulus, išmeta vidury dykumos ir nežinai, kaip tau baigsis tas vakarėlis, ar tu iš tikrųjų ir gausi tos pinigus, ar mirsi. Nes yra kas tikrai važiuoja, nes važiuoja ten tau pasiūlo 50 000 už apkakojimą, ne, man atrodo, mes kaip domėjomės ir važiuojam, moteris, ypač iš trečių šalių, kuriam, žinai, reikia ten pinigų ir atrodo čia... Ir galiausiai jos būna ant tiek traumuotos, kad jom jau reikia ir psichologų pagalbos, ir visam gyvenimui traumų lieka, o galiausiai... Ir iš ten išvažiuoja dar paskui sunku tau būna. Jeigu atsisakai, tai ir palieka taip. Taip būna, jos net neturi pinigų bilietui atgal. Viešpatie. Jūs man dabar priminėt istoriją apie kanibalą. Žinote apie tą istoriją, kur kanibalas, jisai vokietis, man atrodo, buvo pakankamai jaunas. Neatsimenu, virš 30 gal dirbo ar ne kažkokioj telekomunikacijų iš serijos žinomoji, ten iš serijos Samsung, bet ką sakau, įmonėje, ar tiesiog kažkokiai panašiai. Ir žodžiu, jisai nuo vaikystės turėjo tokį kažkaip polinkį, jisai žiūrėdavo visokias nuotraukas, pavyzdžiui, kaip santykiauja, porno ir panašiai, ištraukdavo tas nuotraukas ir sulipindavo tuos žmonės, nupjaudavo jiem galūnės, žodžiu, su tom nuotraukom jisai ten žaisdavo, tokį poreikį tenkindavo tokiu būdu pradžioje. Ir vėliau kažkaip jis jautė, kad jis labai norėtų kažkokį žmogų suvalgyti ir kažkaip taip. Ir pradėjo ieškoti internete žmonių, kurie norėtų to. Pradžiai jisai kažkaip... Kas norėtų būti suvalgyti? Jo. Aš kažkur šitą mačiau irgi žinau. Buvo per štai, Proto Pemza, čia šnekėjau Mindaugas pasako, aš pati neklausiau. Aš irgi šitą kažkur. Tai aš tik trumpai papasakosiu, sakau, nes mane tiesiog... Pasako, aš nežinau, mane intriguoja. Sukrėtė tiesiog tą istoriją. Ir filmas netgi buvo, jeigu aš turėtų būti, aš manau. Ir žodžiu, tai jisai pradžiai pradėjo internete ieškoti tokių žmonių, tarsi ten kažką rado, jau lyg ir kažką derino susitikti ir kad tai padaryti, bet ten buvo daugiau, pasirodo, jį apkvailino, žodžiu, ir jie padingo. Bet vėliau su internetu susisiekė vienas bičas, normalus bičas, kiek galima pavadinti normaliu. Jisai sakė, kad visą gyvenimą jisai norėjo būti gyvas suvalgytas. Realiai, kad jį valgytų dar gyvą ir vėliau jį jau ten nužudytų, žodžiu. Gerai, baigsiu jau šitą istoriją. Palauk, čia labai įdomi istorija. Tai, žodžiu, galiausiai taip ir jie padarė, susitiko, jisai tą bičą, jam norėjo, kad nupjautų lytinį jo organą, dar esant gyvam, kad jisai nukraujuotų, žodžiu. Tai taip ir padarė tas kanibalas, susiradęs jau tą žmogų, kuris norėjo iš tikrųjų, susitiko ir jį supjausė ir gyvą suvalgė. Nes jis tiesiog... O kepė tą mėsą ar žalę valgė? Gal nežinau, žalę ar ten kepė, jau šitų niuansų nežinau, nes pati neišklausiau to podcast'o, bet... Barbecue, kitą gabaliuką. Man kas keiščiausia, kad manęs nestebino tokie vakarėliai už tai, kad pasirodo, yra pasaulyje žmonės turi poreikį, užaugo ir jisai tiesiog turi poreikį suvalgyti gyvą kitą žmogų. Ir kas yra blogiausia, yra žmonių, kurie nori būti gyvi suvalgyti. Man čia yra keista. Jo. Tai tikrai baisi istorija ir kaip sako, kad saugiausias Dubajus ten, policija griežčiausia ten, numes gumą pasodinsi kalėjimą, tai pasirodo nėra, jis jau ir toks saugus. Kuo daugiau taisyklių, tuo daugiau yra ten. Tai sakė, kad tie vakarėliai vyksta, aišku, jie yra draudžiami, jie negali, tai jos arba su jachtom išplaukia kažkur tai į vandenis, kad nematytų niekas, arba vidury dykumos pastato palapinę, kur atrodo viskas kaip viešbutį. Tiesiog, kuo daugiau taisyklių, aš manau, tuo daugiau yra visokių juodų dalykų ten. Baisu. Taip, o dabar gal grįžkim prie linksmesnės temos, turim rubrikėlę ir užklausėme savo sekėjų, moterų, kaip mes ten tiksliai suformulavom? Netvarkingi vyrai labiausiai erzinantys jų įpročiai. O moterys pasikūrė. Net sėdau prie kompiuterio ir viską atspausnau. Tai aš manau, kad jau bus tikrai daug juoko, gal išsitraukiam ir šaukštelius ir ledus. Išsitraukiam. Davai, važiuojam. Gerai, matau, Paulius jau pasiėmė ledus pats, tai yra mūsų už kadro vyras, jisai sakė, nebegali kentėti
žiūrėti ir nebežiūrės ir nelauks, kol mes pačios pavalgysim, valgys, kol mes valgysim. Nesakyti, seilės vysta. Hello world, it's me again. Na tai ką, merginos, laikas, kaip sakant, ir mum pasidalint. Mūsų klausytojos buvo tokios dosnios, prirašė mum apie 40 puslapių. Palaukit, čia truputėlį reikia mums sustoti ir duoti 1 minutę pagerbimų iš tų ledų. Tylos. Jeigu aną kartą buvo šokoladiniai, ta prasme, hands down, tai dabar šerbetas beje, be laktozės. Kas netoleruojat? Va, prašau. Rodau kamerą. Labai skanu, bet toks adrus skonis, toks atrodo, čia tikras vaisius būtų paimtas, sutrintas, įdėtas, užšaldytas. Taip sublenderuotas, jo. Bet čia ne tik manga, ne? Sėsim ir baigsim. Pasiflorai. Ir kaip pasiflorai fainai jaučiasi, tokiais gabalyčiais, žinai. Kruopelytės. Ir yra tos kruopelytės labai, labai skanu. Labai skanu. Jaučiuosi kaip Miki Pukutukas radęs dubenį medaus. Ir šiaip visai nedaug kalorijų. Ne? Ne. Jis kaip tik valgai ir kudėjai. Realiai taip. Man jie visą laiką viduje vyksta konfliktas. O kas geriausia, jeigu valgai pirmoji dienos pusėje, tai tikrai valgai ir kudėjai. Nes iš tikrųjų išnaudosi. O man vyksta konfliktas, nes aš noriu jos valgyti, bet negaliu, nes žinau, kad mūsų žiūrovus nervuoja čipsėjimas, o ne čipsėti neina. Tai ką, merginos, kaip jūsų vyrams sekasi su tvarka? Ar tvarkingi, ar yra kas, pavyzdžiui, erzintų jūs? Taip. Labai. Pasakok. Kodėl negalima atidarius spintelę ją uždaryti, pavyzdžiui? Arba kodėl, kai yra kriauklė, turi padėti murzinus indus prie kriauklės. Arba jeigu yra atidaryta indaplovė, vis tiek dėk į kriauklę, o ne indaplovę, pavyzdžiui. Tai vakar jau atėjau, sakau, o jūs gal gali įsidėti į indaplovę? Įdėk šį kartą, aš kitą kartą pats įsidėsiu. Ne, reikėjo sakyti. Tai šitas mane erzina. Tada dažniausiai kosmetika jam labai patinka turėti prie vietos, kai išvažinėjom iš namų. Tai yra ten tokia spintelė, jis visada atsidaro, viską išsitraukia, pasidaro ir palieka. Nes atgal įdėti nebeišeina. Viskas. Šitas nebeimanoma. Nes jis galvo, kad turi kojytės tiesų pradėti tepaliukai. Man irgi taip atrodo, o paskui, kai aš sutvarkau viską ir jis neberanda, aš lieku kalta. Kad aš paslėpiau, kažkur padėjau, sutvarkiau. Faktas. Tai tokių yra, tai čia toks yra pagrindinis. Arba kai grilį kepa, nes, toks, kur po savęs nesusitvarko, žinai, tokių yra labai daug. Manau, kad labai daug yra. Išsineria iš rūbų ir tada paskui galvok, čia švarus, nešvarus tie tavo drabužiai. O jūs, aš labai noriu dar, ar jūs esate matę Instagram'e, ta prasme, toks nerealus video, dabar taip reikėtų, tik nežinau, kaip jį reikėtų rasti. Žiauriai juokingas. Žodžiu, vyras. Užmerktom akim? Ne, vyras pasikviečia, buvo ant staliuko svetainėje, žodžiu, padėti tenais nešvarūs indai. Ir moteris žmona jo ateina jau ten su pintinė, žodžiu, rūbų išskalbimo šitos kažką sakyti jų vyrui. Ir kažkaip sakau, reikia sutvarkyti, puolė čia tvarkyti tą staliuką. Ir tas vyras, nesvarkyk nieko. Ta kodėl? Ateik iš to, ką parodysiu, žiūrėk. Matai šitos indus? Sako, jo matau. Tai tu palauk pusdienį, jie dings. Aš to prisiekiu, jų nebebus. Ir lygiai tą ir taip, visur jie ir ta žmona taip pasižiūri, žinai. Aš tau rimtai sakau, for real, ta prasme, jų nebebus, jau vakarė pamatysi. Ir ta prasme, buvo to kažkur irgi tas tais pačiais, tu skalbinių nedaryk, sako. Pamatysi, jie spintoje atsiras. Palauk porą dienų, aš to prisiekiu. Tai ir ta žmona tipo, rimtai sėdi. Tai aš mačiau lygiai tokį pat irgi galva, čia ne per seniausiai, kur moteris tiesiog išneša šiukšles ir padeda už durų. Vyras atsisuko, sako, šiandieną niekas neatvažiuos išvežti, atvažiuos. Neatvažiuos, sako, šiandien nevažiuoja šiukšliadėžė. Žiūrėk, aš tai kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą išnešu čia šiukšles ir padedu ir jos dingsta. Nes kažkas jas išveža. Ir sako, netgi aš garaže buvo daug dėžių nuo siuntinių jų nebėra. Vyras nueina, sako, tai kaip tau atrodo, kad jie turi kažkokį pultelį, tai mūsų ne, tai gal jie turi specialų visiems, kur tinka pultelis atsidaro ir išsiveža. Žiūri jis ją. Sako, tai gal ir žolę nupjauna. Negalvau, to aš durna, aš galvoju, kad mums žolę kažkas kitas pjauna, aš kad tu pjauni. Tai vyras, žodžiu, išneša šiukšles, o čia atrodo, kad, Labai man juokingas buvo šitas.
Aš tai, žinokit, kai užkūrėm tą temą, tai aš irgi pasidalinau, tai jau tiek su moterim prisižvengiam ir aš tada supratau galiausiai, skaitydama visų atsakymus, kad jie visi vienodi. Žinokit, jie daro tą patį, visi palieka koinės. Taip, išsineria iš rūbų. Visi, ir moteris neturi pavadinimus, išnaras savo palieka rašo. Specifiniai, supranti, žodynas specifinis yra pas moteris. Ten dantų pastos kamštukas, tai irgi visą laiką dingsta, pilna tų, jeigu valosi tarpelius su dantim, visur primėtytam. Tikrai yra daug bendrų dalykų. Tai aš po to dar, kadangi pasidalinau dalimi, pasinėriau šią temą ir ne viską atsižiūrėjau Instagrame, tai dar sugalvojau porą, ką Andrius daro. Tai pavyzdžiui, pas mus yra 2 kilimėliai duše, kad, neprilaistyti vandens išlipus iš dušo. Ir aš nesuprantu, man atrodo, žmogus tiesiog išeina po dušo su kibiru ant galvos ir jį apverčia. Nes kai aš ateinu maudytis, vonė tiesiog skęsta ir aš su tais skudurėliais 4 valau grindis ir tada turiu mesti džiovyklę, nes jie gręžt galima. Kai aš neinu dušą, aš išlipu ir tiesiog sausa. Aš tai kaip apsišluosiu dar duše. Tai ir nėra ten nieko. Tai grindis plaukia ir jis, kadangi ryte keliasi anksčiau darbą, jis pirmas eina į dušą dažniausiai. Niekada gyvenime jisai nepasidžiaus savo šlapio rankšluosčio ir nepadės man sauso. Visą laiką išsimaudau, tiesiu ranką ir tokia, pamiršau. O jūs vienu rankšluosčiu naudojatės? Yra du, bet vienas būna staiga padžiautas, kitas pakabintas prie dušo ir juos reikia kaskart sukeisti. Jis niekada gyvenime apie mane nepagalvoja, visą laiką taip šluostau su juo to šlapiu tokį ir galvoju, kaip nemalonu. O jeigu aš būna ryte nueinu į dušą, visą laiką savo pasidžiausiu, jam padėsiu sausą ir jis iš karto eina po manęs ir jis galvoja, taigi taip visada ir yra. Na ir paskutinis, tai yra toksai dalykas, kad jis dabar plaukus nusikirpo, anksčiau su kasom tai net norėdavo tos dušo želės. Ir yra 2 šukos, bendrinės, kur jis ir aš gali naudotis, ir mano šukos, Greta Lion, tos geltonos. Kur negali jisai. Jis negali. Tai aš ateinu ryte, išsiplavus galvą, imu tą savo šuką ir taip prilimpa ranka. Ir bandau mosikuoti, nes tiesiog vien želė. Jis darosi savo šukuosiną, su ta želė ištepa visą šitą rankeną. Ir aš tiesiog visas rankos sulipusios. Ir žinai, kokia prasta dienos pradžia. Einu plautą šepetį, ranką, šluostau jį visą. Nežinau, visur tą želę jo. Tai vat mano toksai vyras. Tad aš tai žinot, kaip atsilyginu Justinui už visus šituos. Pas mus, kai dušai yra, reikia visada nuvalyti vandenį. Tai aš niekada nevalau. Bet aš jam iš karto pasakiau, žiūrėk, aš nevalysiu, tai arba einu prieš tave praustis, kad tu paskui nuvalytum, arba tiesiog aš nevalau, nes vis tiek aš valysiu per mėnesį vis tiek tą dušą kažkada. Tai sakau, aš savo galiu leisti nevalyti. Jo, makes sense. Mano toks yra. Mano atveju, tai šiaip Mindaugas, kai pradžiai susipažinom, aš galvojau, kad jis yra pedantas. Nes labai man visur baksnuodavo, nes aš buvau tokia, kur aš niekada nebuvau kažkokia nevala, bet aš nepastebi detalėms, pavyzdžiui. Aš nepastebiu tų kelių lašelių, aš jų tiesiog nuoširdžiai nematau, man tai nėra svarbu matyti ir aš jų nematau. Jo, man bardakas akise nepatinka, aš svetainį nenorėčiau, kad ten rūbai mėtytųsi, man tai aš tai pastebiu ir to nedarau. Bet iš principo tokių smulkių dalykėlių aš nematau ir visą laiką baksnuodavau ir aš galvoju, kad jis pedantas. Bet vėliau aš supratau, kad jisai pedantas yra kitiems žmonėms, jisai pats nebūtinai taip daro, bet jis nori, kad tu taip padarytum. Čia koks šlykštumas, o dieve. Ir aš tokia jau... Tai jis prisipisinėtojas. Biški yra. Ir toksai būdavo, žinai, ten grįžti iš kokio darbo ir pirmiausia, ką daro, tai kai lentė jau 2 dienas nevalyta, kai dar kažką, žinai. Aš kokių reikalų turėjau, žinai, tikrai nenuvaliau, man ir netrukdo, aš žinau, kad gaminsiu, tai aš patų 2, nes aš gaminu, žinai, daugiau. Tai galvoju, aš patų 2 dienų nuvalysiu, kai jau norėsiu. Tai aš būdavo jau, sakydavau, žiūrėk, aš nuvalysiu, planuoju nuvalyti, tarkim, rytoj, jeigu tau šiandien trukdo, tai tu nusivalai dabar, užuot man baksnojas. Tai, žodžiu, pykdavomės, čia būdavo mūsų konfliktų vieta. Ir, žodžiu, tai pastebėjau šitą, kad jisai iš tų, kur baksnoja, bet pats nebūtinai. Bet jisai negali pykti, jisai kojinių nepalikinėja, jisai viską padeda į vietą, rankšluos jį padeda, jisai man greičiau pasakys, kodėl aš palikau ir tam man grįžęs pabaksnuos, bet pats irgi kaip ir nedaro to, žinai. Tai negaliu dėl to pykti, bet yra vienas niuansas, ko niekaip jo neišmokau ir mane labai erzina. Aš, pavyzdžiui,
esu tokia savo discipliną įsivedusi. Yra dalykai, kuriuos labai lengva pamesti. Kiemo pultelį įvažiavimo, žinai, jeigu mėtos ir po to ryte turi išvažiuoti ir žiūrėk kažkur jau dingęs, įkritęs į sofą dar kažkur. Tai aš tokiam dalykam spintelį prie išėjimo esu padariusi vietą, kad tu grįžti, mašinos pultelis, ten vartų pultelis yra toj vienoj vietoje. Tie daikteliai, kuriuos išsinešimų tu kiekvieną rytą rasi ir tau jų nereikia ieškoti. Mindaugas šito dalyko, žinok, per kiek metų esam kartu, niekaip neišmokau. Ateina visą laiką randu virtuvėje ant salos, ten žiūrėk, svetainė ant staliuko, ant tenais kokios nors sofos, kokio keiščiausiai vietoj, kur nors lygino, pasidėjo, žinai, ir kitą dieną bėga, kur mano pultelis ir mano išsiveža. Tada aš jau pultelio turiu ieškoti. Protingas vyras. Ir mane kaip nervuoja, aš negaliu, prašau, sakau, pasidėk į tą vietą, prašau, sakau, tu tiesiog pasidėk. Tai jisai šito negali atsiminti. Ir mėto va tuos pultelius ir raktus. Kai mažiukas pradės dar vaikščioti ir kavoti, dar jums tada pradės kavoti. Kaip mūsų Leonas buvo kažką paslėpęs. Ir dabar nepamenu, pultelę mes netrim. Bet kažką buvo paslėpęs Justino, kad užtruko, kol radom. Stipriai užtruko. Jaučiu netikėčiausiai vietoj. Aš irgi kažką ieškau, žiūriu, galiausiai batė įmesta, niekada gyvenime nepagalvočiau ieškoti batė. Kažkas pas mus irgi buvo, kad batus liepia, bet ką jau tiksliai jau nebepamenu net. Tai ką, viena moteris rašo su patarimu iškart istoriją. Ja erzina apdirktas tualetas, yra visiškai numeris 1. Pradėjau pas savęs tvarkytis tik sugėdinus. Vieną kartą neapsikenčiau, nufotografavau, kokį grožį paliko ir nusiunčiau per WhatsAppą ir pagrasinau, jei dar kartą rasiu. Įkelsiu Instagramo story ir pritaginsiu. Kaip su ranka nuėmė? Švaru, kaip naujas tualetas. Tas sugėdinimas, nusiuntimas nuotraukų, kad žiūrėk, čia taip palikai, o ne tik pasakymas, kad palikai, o su įrodymais juos biškai veikia, man atrodo, aš irgi kartais taip darau. Nusiunčiu, sakau, žiūrėk, gal nelabai čia gerai, ne? Ai, gerai, labai atsiprašau, tai daugiau taip nebedarysiu. Bet tai kaip pasatai, prieš faktais nebegali ginčytis. Žinai, dar gali tave nuginčyti, bet kai tu jam atsiunti fotkę, jau ką aš čia paneigsiu. Žinai, tualeto. Ir porą dienų po mano story pastos nėra kol kas kriaukai. Tai nežinau, gal veikia. Gerai, istorija apie kojines. Kažkada palikau tas kojines gulėti vidury kambario, kad pažiūrėti, kiek ilgai užtruks jas nunešti. Praėjo 3 savaitės, truko kantrybė, sakau, kas čia? O jis man atsako, aigi vakar palikau taigi. Ai, dar istoriją turiu apie kojines irgi atsiuntė, kur sako, kodėl vyrai šiaip mėto kojines, bet kai reikia įdėti į krepšį, jas sudeda kartu. Ai, vienai kitą ir tada jinai turi dar išpylus tas kojines, jas dar išviniuoti ir tada tik įdėti. Tarsime, kur logika, kad jeigu mėtas nesvarbu, bet jeigu į krepšą, tai aš dar turiu susukti jas. Logika tame, kad kai išskalbė nebūtų viena tik išskalto. Bet tai vis tiek išimti reikės. Ir dar toksai prisiminiau tik tokia čia, aš čia mačiau, kaip vyras pasidedant kažkokią tai stalo savo įrankių kažkokių tai. Dieną stovi, savaitę stovi, moteris apvalo aplinkui, apvalo, mėno praeina, jinai vėl praeina, vėl pažiūri, aš lygiai taip pat, vėl apvalo dulkės, praeina 3 mėnesiai, galvoju, tikrai nebereiks niekam. Susišlavė, išmetė kitą dieną. Tu nematai, kas čia buvo padėta mano įrankiai? Mano istorija, visiškai viskas, tik aš neišmetu, kur nors padedu. Bet visada būna. Aš tai kartais daėda išmetu ir irgi ieško. Sakau, o kada buvo? Tu čia nesenai padėjau. Jo. Vakar tas kojines padėjau. 3 mėnesiais. Ir ar jie pajaučia kažkokį ryšį turi su tuo daiktu, kad pajaučia, kad čia jau jisai dingo, kad tu tolo, kažkas nežinau. Net mano draugė sureagavo, irgi turi istoriją, matai, palėtėm, kaip sakant, tą Achilo kulną. Atsiunčia žinutę draugė, sako, maniškis tai save laiko pedantu, bet jo tvarkymasis tai daiktų slėpimas ir slepia ne tik savo, bet ir mano ir vaiko. Vieną kartą ieškau vežimėlio sportinuko dalies. Po visus namus iškaičiau, niekur nerandu. Ir tada jinai man atsiuntė video, kur galiausiai rado savo sportinuką. Tai pažiūrėkime video. Dabar žiūrėk, negaliu neparodyti tvarkos. Kaip tau? Va čia, parodysiu. Va čia padėti vežimo sportinę dalį. Pakabint ant pakabos, kur katilai yra. Kaip tau tokia tvarka? Ir galiausiai katilinėje. Ant pakabos tos tokios, kur paltus, jis prikabinės sportinuką taip kaip paltą. Ši protinga vieta visai kaip pasakyk apie tai bent jau. Tai jinai rado tiesiog ten užgrūstą, žinai, tai bus labai... Eina savo geras.
Man irgi atsintė fainų istorijų, pavyzdžiui, viena iš jų. Kai išrūšiuoji rūbus ir paprašai, kad tavo rūbų nerūšiuotų, nes tu savo rūbų po to nerandi, jis pasako, rūšiuosiu savo ir bendrus, tavo neliesiu. Tada parėjusi namo matai, kad nenurinkti rūbai, paklausi kodėl. Sako, tai tu man sakei nebeliesti jų. Mes tokie skirtingi ir viską taip skirtingai suprantam. Susitarė, kad jos nelies, bet galiausiai neimė nieko, nes jinai taip rašė. O, die. Oi, čia labai keista. Pirmą kartą girdžiu, kad moteris piktintusi netvarka vyrų automobilėje, nes dažniausiai atvirkščiai, man atrodo, būna, ne? Kad netvarka automobilėje visada žvyro pilna, nuo vaiko kėdutės nukritę ir prie sėdynės kažkas prilipė. Nu, aš čia labiau savo pritaikyčiau, nes aš niekada nebūna švari mašina, man vyrai kažkaip atvirkščiai tokie švarių mašinų palaikytojai. Bet vaiko tą zoną aš kažkaip labai nepykčiau, nes, čia nesužeis kiekvieną dieną. Čia per daug. Čia vaikas, žinai, nes jeigu sterla būtų savo srity ten priekį, tada jau kitas niuansas, bet vaikas, žinai, nei pažiūrėsi. Dar viena sekėja ir irgi su įrodymais, kaip sakant, iš karto bus mums juokinga. Čia vadinasi, kai moteris grįžta iš gimdyklos ir vyras padeda buityje. Indaplovė pareiškia, kad šudina, nes nieks neišsiplauna ir pamazgas palieka. Tai štai nuotrauka, kaip vyras plauna indus indaplovėje. Na ir nusikelkime į vonios kambarį. Nusiprausia ir dušo galvutę palieka ant žemės duše arba pakabina ant krano. Iki laikiklio nepasiekia. Gal nežinau, reiktų ūgį pamatuoti. Arba kraną pamažinti. Gal statyti atgal mikrofoną. Dar daug kas rašė iš merginų, kad nepatinka, kai vyrai apsiskuta ir palieka nuo barzdos tuos plaukus. Visus, nes nėra taip sunku apiplauti. Iš ten gyvendienį. Tik nupilk ir viskas. Neturiu šitos bėdos mindogėlį šviesus ir nelabai jam barzdau, kad labai džiaugiuosi. Mas ten skaičius nesusitvarko, bet sakė labai daug yra, kad susitvarko ir palieka. Moteris labai dar pastebėjo tai, kad vyrai eina skust barzdą, kai sutvarkai vonios kambarį. Iš karto. Tik sutvarkai vonios kambarį, jie eina skust barzdą. Ir man yra tai buvę, kad aš ateinu ir, tiesiog netikiu savo akim, nes pas mus po kriauklę yra spintelė, kur laikom fenus, ten visokius. Pas visus jaučiu, pas mane irgi taip. Ir jisai skuto barzdą, atsidaręs tą stalčių ir ne tik kriaukliai, bet tarp visų fenų, plaukų tiesintuvų, tualetinio popieriaus, ten viskas, vien jo plaukai, aš turėjau viską išimti, išpurtyti, išvalyti dugną ir ar būtina buvo taip dvigubai apsunkinti mano gyvenimą. Aš turbūt nepagalvojau apie tai, spėjau, kad... Jis net nepastebėjo, kad prikrito visur. Man parašė vienas vyras, kad su mumis viskas gerai. Su vyrais kaip gerai. Taip, kad nėra prie ko prikipti. Ar tikrai paklausyk šitą epizodą? Žiūrėkit, koks dar vienas ekologiškas vyras. Jeigu šuo padaro sysiu, tai paima šluotą grindų ir per visas grindis su tuo sysalu išplauna visą butą. Bet kodėl nėra šito supratimo, kad negalima vienu kibiru visko išplauti? Taip, o dar vienas labai ekologiškas vyras taupo ausų krapštukus ir valosi savo ausis su triusikais. Oi, galvoju, kad su tais pačiais kelias vietas valosi. Ne, tai panaudotis, prasivalo dar, supranti, ausis. Ir dar kriauklės šonus apvalo. Ai, man dar kas nervuoja, mane dar pasistina. Greta, buvau nusipirkęs ausų krapštukų, tai taip, tai jie apačioj. Gerai, nusipirksiu naujų. Taip pat negali nusileisti į apačią? Gerai atnešiu toj. Ta prasme. Ir tas toks pasyvus agresimas. Gerai nusipirksiu naujų. Čia kaip grasinimas, tikrai. O dieve, moteris. Aš matau, kad labai dominuoja kojinių tema. Tai čia matyt kažkoks psichologinis mano niuansas. Mes tų ne į krepšio prie krepšio. Bet aš pastebėjau, viena rašo irgi išsekėjų kojinės prie lovos, ant žemės, prieš einant miegot. Kodėl taip daryti reikia? Mindaugas taip nedaro, čia yra aš taip darau. Nes toks yra niuansas, aš pavyzdžiui turiu naminės kojines ir kažkur išėjimo tas, žinai, ir aišku, ir tas keiti, bet po namius aš turiu visą laiką labai toks įdomus niuansas, visą laiką trumpos ir baltos man po namus kažkaip labiausiai patinka, bet aš turiu tokių sutrikimų, dėl to aš tai turiu. Čia labai jokinga. Kaip jokinga, aš nežinau, gal ir nėra, gal čia sėd labai. Pavyzdžiui, galima pagalvoti būtų, gal Mindaugas turėtų šią rubrikoje daug ką pasakyti apie mane, bet gal jis jau pripratęs galvoju. Aš vis laiką dama miegoti irgi visą laiką nusimaunu tas savo baltas kojines, kurios jau dažniausiai padai nebūna tokie balti.
nes jiem po namus paikščius per vieną dieną, ne, nu žodžiu. Prie lovos aš jas pasidedu už tai, kad aš turiu galėti bet kada jas užsimauti. Taip yra todėl, kad aš, pavyzdžiui, nuo vaikystės turiu nervinį sutrikimą, mano nervinė sistema yra ir dar yra ta vegetacinė, kokia tenais ta sistema, bijau sumeluoti, tą tikslų žodį. Mano, pavyzdžiui, rankos drėgnos, padai drėgni būna ir aš esu linkusi labiau prakaituoti. Tai sakau, kažkai jautresnė ta mano nervinė sistema. Taip yra gydytojo pasakyta, ne pati sugalvoju, nes mane maža mama nuvedė patikrinti. Tai va, ir esmė yra tokia, kad aš esu, kaip, pavyzdžiui, kažkam eina per kūną, kai būna su nagais per lentą, eina kažkas vatą plėšo kitiems. Tai man, pavyzdžiui, liesti paviršius panašus į jausmas ir taip mano kūnas reaguoja, tik reaguoja ta nervinė sistema, kaip prakaituoja man, delnai, padai. Tai, pavyzdžiui, man kartais taip norisi būti basai, bet jeigu aš būnu visiškai basa ir einu ten kilimo, man būna netgi delnai suprakaituoja. Kaip pavyzdys, iš manęs juokdavos ir aš sakau, Mindaugai, dabar jau visi pripratę ir giminės, ir draugai ten žvengia. Būna mes su Mindaugu, tarkim, sėdime, atsimenu pradžių, sakau, nu žiūrėk, aš to parodysiu. Mes sėdėm ant sofos, dabar žiūrėk, duodu jam ranką, visiškai sausa mano ranka, aš nusimaunu koinės, minutė nepraeina, 30 sekundžių man ranka šlapia. Ir Mindaugas, ir aš atsimenu, taip Mindaugas, nu tą veidą. Ir taip varva praktis iš ten. Ir bet aš sakau, jo veidas, toksai. Negalėjau patikėti. Tai ką aš noriu pasakyti, pavyzdžiui, aš laiką turėjau turėti prie lovos, kad aš ryte, pavyzdžiui, prabudusi, būna, kad labai man irgi pradeda drėkti. Tai čia normalus dalykas. Ir aš turiu uždėti koinės. Taip, bet šnekant apie tai, kad neturint paaiškinimo, tiesiog iš nestingiu. Ne, jie tiesiog numeta, nes yra aiškus paaiškinimas, žinai, kodėl. Ryte jų jau nebebus. Tai ką, turim tokių dar ir... Apie šaldytuvą gal turit, nes pas mane tai buvo labai daug apie šaldytuvus, kad, pavyzdžiui, yra lėkštė šaldytuve ir ant lėkštės kažkas padėta, tai paims tą nuo lėkštės, nors lėkštė liks šaldytuve tuščia, ją paliks šaldytuve. Suvalgys tik maistą. Arba jeigu bus ten kiaušinių dėžutė, pasims kiaušinis dėžutė įdės atgal. Arba sulčių išgers, dar liks ten ant dugno šiek tiek, paliks atgal į vidų. Nu, va, tokių visokių... Viena moteris rašo, suvalgė sausainius ir paliko tuščią pakelį, jau nepaliko nei kruopelytės. Ir sako, kas čia valgė? Aš. O tai kodėl neišmetė, kad žinotum, kokius nupirkt. Smart. Arba dar su pieno pakeliais pas mane irgi dažnai būna, kad... Neturiu tokių problemų. Dabar ir Leonas jau kartais išgeria ir padeda atgal. Tu jau auklė, kad Marčia nekentėtų. O jo. Tai aš dabar abudu auklėjau, žinai, kad abudu vienodai, kad jis matytų pavyzdį gerą tėčio ir siektų gerą tėčio pavyzdžio. O tėčio jau tada reikia mokytis irgi. Turim vieną šinčilą, šitas buvo toks šokiravo į mane. Išsitraukė pukelius iš bambos ir tų pukelių kamoliukus visur pilna aplink lovą primėto. Tai įsivaizduokit, kiek jie turėjo. Kokie pukelių kamoliukai. Jo. Tai kas jie ten per užsiveisimas tų... Nu, tai jeigu plaukuotas... Kažkokius drabužius plus naudoja, kurie labai... Megztiniai, o antras dalykas, jeigu plaukuotas vyras, nu tai žinai, būna, nu tai yra papildomas vieta užstrikti. Uždėrėti. Jinai traukia link savęs. Išneša šiukšlės ir niekada neįdeda maišo. Vieną dieną tapsiu žmogžudė dėl šito reikalo. Ir aš perskaičiau ir galvoju, bet Andrius man sako, aš išnešu, tu įdėk maišą. Ir man tai visiškai normalus, niekada neįdeda maišą. Nes neva jau padarė pusę darbo, supranti. Tai, o šita moteris sako, aš užmušiu jį vieną dieną dėl to. Tai matot, kokia mano nervų sistema. Man irgi erzintų, bet pas mus taip nėra. Aš nesakau, kažkaip jaučiuosi lucky woman. Taip, o kaip dar kalbant apie šaldytuvą, tai būna, žinai, kad vis įdeda kažką pakasnį, tai Andrius dar būna 2 grietinės, tai darys naują, o senos paliks net neįim. Gerai, o pakalbėkime apie tuos, apie variantus, kai pasakom, Justinai, o galėtum padaryti tą ir tą, aha, tuoj. Ir nereik vyrų priminti, kas pusę metų. Ir tada tau sukyla viskas ir tu eini pati daryti, nes tuoj palauki minutę, Justinai, o tu dabar užsiemęs, ne. Tai gali dabar, aha, tuoj. Ir niekada neateina. Niekada neateina. Kol neateina, atsistoja, tai ar gali padėti, ar pasidaryti man pačiai. Tu jeigu tau čia reikia, taip dabar taik pasidaryk pati. Gerai. Ta lemputė virtuvai dar man mirkčia. Blemba, aš žinau Griorą. Aš kiekvieną kartą ją matau, jau man atrodo, visi sekėjai mato tavo tą lemputę. Ne vienam epilepsijos priepuolis yra iškilęs nuo tų storių. Na ir nežinau, aš pabaigai pasilikau, pati vardinau winner. Man šitą buvo nugalėtoja ir daugiau neišsiplėsiu. Mano vyras, kai pradėjom bendrauti, matau savo bute, pila vandenį buteliukais į skalbenkę. Sakau, kam tu čia pili, juk skalbenkė turi vandens. O jis sako, jo? What?
Jis tiesiog atrūba išsiskalbtų. Aš norėjau tiek vandens pripilti, kad Pylėtų litrus. Nors turiu prisipažinti, aš tikrai net neseniai sužinojau, kad į indaplovę yra pilama kažkokia druska. Taip. Tai va. Specialiai apačia, kad jinai... Tai jūs vengiat iš to vandens, bet vanduo, man atrodo, labiau obvious dalykas, negu kad druska. Bet praneša. Jo, apie druską aš irgi sužinojau tik vėliau. Nes dažnai jinai, man atrodo, būna jau integruota į tas tabletes, kaip dzūkė pasakiau. Ne, o ten reikia pačioj daug druskos pripilti. Tai va, tai aš tikrai nuo šį pasakysiu, aš neseniai apie tai sužinojau. Ką aš neseniai sužinojau? Nežinau. Tai žodžiu, matau, kad dominuoja kojinės, rūbai dėdami ne indaplovo į kriauklę šalia. Šaldytuvas. Atidaryti, palikti stalčiai iš spintelės ir žodžiu... Nepadėta. Arba šalia padėta, kai va čia. Kai gali čia įdėti, čia padės visada. Pat labai daug bendrinių ir tai matomai yra jų genetikoje užkoduota. Mes galim padaryti tokią išvadą, kad tai yra tiesiog genetiškai užkoduota. Taip. Vyrų genetika. Nieko, kaip sakant, nebandykit pakeisti jų, vyrai nepasikeis, keiskite save. Ne, galima, išmokyti galima šiaip. Aš kalbėjau su psichologija, kad tikrai galima išmokti, nes jie suaugę vyrai, čia yra jų atsakomybės, tarsi jie protingi žmonės. Ir po truputį tu turi juos mokyti, kad jie suprastų. Nes jeigu užsileisi ant galvos, bus tik blogiau. Merginos, tuoj bus mūsų tvarkingas svečias. O kaip mes pačios atrodom? O kaip mes pačios atrodom, aš dar neišsilyginau savo švarko. Tai gal viso gero, palauk. Tai ką, Milda, kaip nekuklis, kaip sakant, atsivežė naują Steam One produktą Steam Cube, o dabar taip pat galite visą balandžio mėnesį įsigyti Steam One produkciją su 25% nuolaida, tai ne tik šį gražuoliuką Steam Cube, bet taip pat yra ir kitų garintuvų. Pridedame nuorodą jums, kur galite įsigyti šiuos garintuvus, bet tai ar tu netingi jį čia visur vežiotis? Ne. Beje, žiauriai patogu, aš tikrai netinkiu niekur vežiotis, nes aš susimetu į mašiną ir tiesiog atsivežu, kur man reikia, nes jį gali naudoti tiek kasdien namuose, tiek profesionaliai, pavyzdžiui, stilistai gali naudotis, nes jį patogu, kaip sakau, ir vežiotis ir naudoti. Bet jis yra ne tik praktiškas, bet ir stilingas, man šiaip labai graži. Ta prasme, jūs pasižiūrėkite į dizainą. Labai gražus. Čia, žinai, vietoj tokios modernios kolonėlės, kaip būna, tai dabar garintuvas yra, kaip sakant, interjero detalė. Bet tai turint tokį, tu gali užmiršti ir lygintuvą. Tiesiog išsitrauki, pasistatai, įjungi, išgarinai ir išėjai viskas. Ir jo, nes jį labai patogu ir kabinti, ir yra kelios, yra pakaba ir maikai išvarkui, tai pasikabinti, ir yra kelnių pakaba atskirai, tai gali ir kelnės pasikabinės lyginti, yra ir horizontali pozicija, irgi gali lyginti, ir jeigu neturi netgi jokios lentos, gali pasidėti ant sofos, bet kokio kito paviršiaus, jisai nesudeginsi, nesugadinsi. Ir on top of that, lietuviškai sakant, vyšnė ant torto, 99,99% yra sunaikinamos bakterijos, kas man dabar, turint kūdikį naujagimį namuose, yra žiauriai aktualu. Taip, ir tinka visai tekstiliai, šilkui, kašmyrui, medvilniai ir kitiems. O taip pat tai yra prancūzų gamyba, jų kūryba, tai matos išties iš karto, jau išduoda vizualas, kad tai yra prancūzų. 115 gramai per minutę, garų srautas ir 10 barų slėgis. Tai reiškia, kad net storiausias audinys bus išlygintas greitai ir lengvai. Taip pat iki 90 minučių nepertraukiamo darbo vandens talpa yra 2,5 litro. Tai leidžia pasiruošti visai savaitai per vieną dieną. Taip, kaip sakant, skiri kokį sekmadieniuką, įsipili 2,5 litro ir prasilygini visai savaitę, o gal net ir visą mėnesį, žinai, jeigu kelis marškinius turi. Kaip ir matome, Milda jau baigė. Aš jau nebeturiu ką lyginti. Tad nepraleiskite progos, nes balandžio mėnesį vyks akcija 25% Steam One produkcijai. Ai, Milda, jau mūsų svečias ateisitoja, tai gal išlyginki ir man kelnes. Not a problem, prašau, pasikabink. Ačiū. Ką, dar paskutinės TikToko žinios, tai moteris pagimdė kaip negyvą vaiką ir buvo sutarusi su parduotuve, jo gaus nemokamai lovytę. Jis buvo influencerė. Šiaip labai garsių lopšiukų sukūrėm. Snūs tuo tokiu, kur supasi, ne pats? Kur kainuoja 1000 kažkiek ir pats supasi. Ir kadangi vaikutis mirė, tai iš karto parduotuvė kreipėsi, grąžinkite lovytę, nes nepadarysite mums reklamos. Tai toks, kaip sakant, amoralus gestas iš parduotuvės. Ir kaip tik dar su videografu kalbėjom, kad irgi žinau istoriją, kur mirė žmonos vyras ir skambino, sako, jūs skolingi už ten sporto klubo iš serijos abonementą.
Tai kaip kartais žmonės, gal reikia duoti laiko išgėdėti. Bet šituo atveju man skamba, jie galbūt kad nežinojo, kad jisai mirė. Žinojo. Tai kaip tu nežinosi ir prašysi grąžinti. Okay. Ir dar ten kažkaip jinai net buvo padarius kažkokios tai reklamos prieš tai, aš kaip supratau jau. Ir vis tiek prašo grąžinti atseit, nes tu nepadarysi reklamos, man buvo vytas, tai reikia. Ir tai pasidalino tą informaciją jo sesė irgi, žinai, ten nuomonės formuotoja, nesako, kai kurie brandai labai gerai sureagavo ir supratingi, o kai kurie visiškai trūksta, nežinau, žmogiškumo ir yra labai šalti. O jūs beje esate susidūrę su tokiais, klientais, kur, prasilenkia vertybės? Labai dažnai. Ar ne? Pavyzdžiui. O, dabar reikia pagalvoti, bet tikrai, žinau, aš taip dažnai susiduriu, kad man... Kas tu buvo toks akibrokštas, ar ne, kur ar to prašė, ar kažkur nesutarėt ir tu nutraukė? Man buvo, kur aš... Man būna labai dažnai, pavyzdžiui, fotosesijose kažkokiuose, tai kur tu atrodo taries vieną, taries kitą, o gauni trečią visai. Ir tada tu sakai, palaukit, bet mes tarėmės kitaip. Bet tai čia neturim pinigų, čia neturim to, čia neturim mano, sakau, palaukit, tai tada nedarom. Tada nedarom, nereikia, sakau, aš nenoriu. Žinai, kur atveda tau... Ir stilistas, ir fotografas, ir visažistas bus vienas tas pats žmogus. Oho, koksai... Aš tikrai tikiu, kad yra tokių labai gerų, bet tu visada pasižiūri, kas tai yra. Ir aš matau, kad tai visiškai ne mano ir ne apie mane ir aš nenoriu. Tai žodžiu, ar yra buvę tokių istorijų, kur... Grįžtam prie to. Yra buvo, bet dabar taip greit tikrai neatsiminsiu, bet tikrai žinau, kad yra, bet taip nešauna greitai galva, aš stengiuosi greit pamiršti ir to žmonės tiesiog atsiskirti nuo tų žmonių. Tau, žinai, užsiblokuoja. Man blokuoja, taip, pasąmonė. Buvę tokių klientų. Man gal nieko tokio dramatiško, labiau, kad kas netitinka vertybių, tai aš tiesiog iš karto atsisakau daryti, kad bilia daryti kokios ten reklamos, tikrai ne. Gal ir tik tais buvo, bet atsimenu prieš gimdymą, man nepatiko su vienu žinomu prekės ženklu, buvom susitarę. Jie norėjo, kaip ir natūralios, bet tokios gražiai nufilmuotos. Tai aš ten susiderinu, atvažiavau, man jau 8-9 mėnesis nešiau, tikrai nėra lengva, žinai, miestą tenais su manimi pafilmavo, aš ten tikrai gražių tokių fainų kadrų padarė, nusinčiau susitvirtinimui tarsi ir man, bet žiūrėkit, aš pagalvojau, gal čia man vis tik mums kažkaip iš namų, gal geriau dar pafilmuokit, sakau, jūs turbūt juokaujat, sakau, tik man iš anksto nepasakėt, aš skyriau, sakau, sekmadienio dieną, visą popietę, sakau, aš filmavau, nes čia, sakau, 8 mėnesį, tai iš karto man pasakykit. To supratimo, tokio, kai aš supratau, nes dar prieš tai ten ilgai mes ten derino, žinot ką, aš nebenoriu, nes man ten, žodžiu, ten prabangi labai prekės ženklas, sakau, man nereikia, kad man svarbu mano emocinis būstas, negu su jumis čia, sakau, derintis, žinok, aš atsisakiau, jie liko nesupratę, man atrodo. Aš prisiminiau vieną irgi, dėl vežimėlio tokio, vieną irgi, Leono, kai reikėjo sportinio, mums pasiūlė reklamą. Aš atėjau, išsirinkau jį, jis užtruko su atkeliavimu, paskui atkeliavo, mane pranešė, aš jo turėjau vėl ieškoti, rašyti, sakau, tai gerai, tai ką aš turiu padaryti už tai, kad galėčiau jį pasimti. Vėlavo su atrašymais, žinot ką, sakau, aš jį nusipirksiu ir viskas. Aš atėjau, nusipirkau, išvažiavau. O Dieve, kaip tu sakai, užsiblokuoja, man atsiblokavo, ką tu. Aš turiu ir viską sukritau. Man dabar šie momentai, aš tave blokavau. Sakyk. Bet kaip tu pasakai su ilgu bendravimu, man tiesiog trenkia žaibas. Nes aš sėdžiu, aš neturėjus tokių klientų, jūs neįsivaizduojat. Jūs neįsivaizduojat, kas ten vyko. Aš jau net galvau, kad mane trolina tie. Kur su baltu mušasi. Aš galvoju, kad jau čia mane trolina ant e-mail. Jau kaip tą. Nešvankiai. Aš galvoju, nešvankiai kaip Žemaitaitį. Man reiktų nešvankiai svečius pasikviesti. Aš galvoju, grinai kaip... Galim, iš tikrųjų. Aš galvoju, mane kaip Žemaitaitį čia durina ir toj mane per žinias rodys. Kreipėsi mane vanduo. Prieš gal 2 metus. Parašo, kad norėtų su manim labai dirbti. Gerai, sakau, atrašau e-mailą, galim dirbti. Jie atsiranda po 0,5 metų, sugrįžta. Oi, čia buvom labai išsivertę darbais, štai pasirašyk sutartį. Aš pasirašau sutartį. Metų kontraktas. Okay. Jie dingsta 0,5 metų vėl. Aš sėdžiu ir čia buvo tas dinginėjimas. O buvo kaina, viskas rašyta. Tai buvo, ta prasme, kiek išėjimų, kas 4 mokama. Ir aš sėdžiu su Andrium ir čia nebuvo tie 2 dingimai. Čia jie kas 0,5 metų vis atsiranda ir dingsta. Ir taip tęsiasi kokius 2 metus. Bet tu vis parašai jam, tipo, labą dieną, ar nepamiršot? Jie galiausiai atsiranda vėl likus 3 mėnesiam iki kontrakto pabaigos. Sutartis yra ten metinė. Atsiskaitimas kas 4. Ir jie nori vieno išėjimo. Ir nori jį kitą savaitę. Ir aš sakau, kaip jūs dabar įsivaizduojate atsiskaitimą? Kaip jūs ar per 3 mėnesius įgyvendinsit metų projektus,
Aš tai gal fiziškai spėsiu, bet ar jūs norite, ta prasme, ten storių seriją, kas kiekvieną dieną ir ten, žinai, po reelsą kiekvieną dieną. Vanduo. Ir galiausiai jie tokie, tai manau, kad protingiausia būtų bendru sutikimu nutraukti sutartį. Ir aš tokia, no shit, kad aš noriu nutraukti, no shit. Kur pasirašyti? Ta prasme, ir taip, žinai, kaip norėjau su kryžium laikyti prie e-mailo ir taip pat rašyti jiems su česnakais apsikaršius, kad jie daugiau gyvenime negrįžtų prie manęs. Tai truko 2 metus. Ir kas, aš tau sakau, metai praeina, taip lyg niekur nieko. Ir dar man parašai, aš tikrai nesuprantu, žinai. Jūs gal nepatikėsit, bet aš tikrai nejokauju, aš vėl grįžtu jums ir tikrai nedingsiu. Ir aš galvoju, jo. Bet gal tikrai labai keičiasi daug, tada kaip paaiškinti, kodėl tai vyksta, gal tikrai keičiasi daug žmonių pas juos. Aš nežinau, kad nesusigaudo. Nuo tada man tas prekinis ženklas antiek atgrasus vien dėl to, kad jie turi blogų žmonės komunikaciją ir marketingę, nes aš net nebenoriu to vandens gerti. Tikiuosi nerasa kūdikiams, aš pirku ir geriu. Jūs neįsivaizduojate, aš žiūriu. Ir tie reklamuoja, ir tie reklamuoja. Ir man taip noris jiem net parašyti, kaip jūs bendraujat su jais, kokiais satelitais, ar kokia kalba gal, ar laiškais susirašinėt. Nes, neįtikėtina, aš nesu mačius tokios komunikacijos, kur ypač reklamos rytyje viskas turi būti čia, dabar, išleidai naują produktą, tu greit padarai kompaniją ir atiduodi, nes, greitai keičiasi mūsų pasaulis, greitai valgom informaciją, o čia atsiranda kas metus, kas pusę metų ir jau kai man parašė, tikrai nedingsim, aš jiem atrašiau, ar tikrai, ir pridėjau žvengų. Nes man tai čia viena esminė vieta, kur tas bendravimas ir komunikacija, jeigu man nėra malonu, tai man nereikia ačiū. Aš tikrai nenubėdnėsiu nuo jūsų tos reklamos nebuvimo, žinai, ir man yra smagiau ir daug fainiau dirbti su tais, kuriem, tu jauti vaibą, žinai, ir tu matai, kad ir jiems svarbu, kad tu gerai jaustumės, tada ir man svarbu. Bet pagarba, žinai. Pagarba, jo, elementariai. Tai yra bendras darbas, bendras projektas ir kai iš tavęs, realiai, aš gal iš manęs tyčiasi ir aš tikrai, būsiu paraustinta. Nes aš 10 kartą jam atrašau pagarbiai ir jie vėl dingsta. Bet jeigu būtų kažkoks tai vanduo ar gėrimas, kuris norėtų turėti ilgalaikį bendradarbiavimą su Sofos lyga, mes mielai jūsų lauksime ir galėsiu, aš perimsiu bendravimą, kad nereiktų bendrauti Diorai. Ir žiūrėkit, mes pasistatysim ir metus laiko galėsit nieko nerašyti, tai čia tiesiog ne, bet mes išsirinksim, ar mums patinka tas vanduo, tai aš nebūtinai apie tą patį, galbūt koks nors kitas, nes vandens Lietuvoje yra daug. Ar jūsų gertuvės ir maisto dėžutės atrodo taip? Leiskit man parodyti, kaip susiorganizuoti šias maisto dėžutės ir gertuvės tiek lentynoje, tiek stalčiuje. Į lentyną mes dedame va štai tokį gertuvių organizuoklį. Tuomet paimkite didesnę dėžutę ir į ją dėkite maisto dėžutės bei dėkite į lentyną. Su stalčiumi darome panašiai, tik į dėžę dedame gertuves, o šalia dedame maisto dėžutės. Aš prižadu, šis būdas išgelbės jūsų gertuvės ir dėžutės nuo netvarkos. Man atrodo, pristatinėti mūsų organizuoti namai su Jovita nereikia. Ačiū Jovita, kad atvažiavai pas mus. Mes šiandien tokia tvarkymosi tema šnekam visą epizodą ir turėjom rubriką prieš tai labai smagią apie netvarkingus vyrus ir kas moteris labiausiai erzina. Tai labai smagiai prisijokėm. Gal tu turi kokią istoriją? Žinokit, aš labai daug istorijų turiu. Gal važiuojam gerai. Iš savo nuo to, pradedant gal iš savo asmeninio gyvenimo netvarkingus vyrus, gal atsimenu kokią istoriją, kelis pažiūrėsim, ar su dauguma sutampa. Žinot, labai iš tikrųjų įdomus dalykas su vyrais. Vyrai mėgsta tvarką, bet nemėgsta tvarkytis. O? Taip, pastebėjote? Labai mano vyrai. Ir jiems labai keista, ir jie auginami buvo dažniausiai tose šeimose, jie nieko nedarydavo. Vyro reikia palikti ramybėje. Bet viskas buvo tvarkinga. Taip, bet jam ir tada, atleiskit iš vyrų, mus yra ir tikrai labai tvarkingų vyrų, bet man tada, kai vyrai jau pradeda kištis į mano specializaciją, jie visiškai nesupranta, ką jie sako, jeigu iš tikrųjų. Okay. O ar būna dažnai, kad vyrai užsisako jūsų paslaugą, ar dažniau moteris kreipiasi? Nekarto nebuvo, kad vyras. O vyras moteriai, kad užsakytų? Taip. Nes jai reikia susitvarkyti. Nes jai reikia susitvarkyti, šiaip tai žinok, šiaip žiaurus dalykas. Aš šitą verslą, apskritai būti organizatorių pradėjau prieš 8 metus, dirbau ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir Singapūre, ir Lietuvoje, ir
tiesiog mes lietuviai esam kaupikai. Labai įdomi šitą temą, lyginant su kitom šalim. O tvarkingi ir netvarkingi. Nu gerai, kaupia, tai kaupia, gal tvarkingai susikaupia. Mes labai mėgstam, kaip atrodo viskas pas mus Instagramą, švaru balta, atidarau, atsiprašau, jo stalčių ir ten būna... Ne taip gražu, kaip rodo. Pas mane va taip yra. Aš viską stalčių, kad nesimatytų. Arba kad aš susitvarkysiu ir stoju paskui 2 metus tas, kur nesutvarkysiu. Žinok, yra šitas momentas. Jo, žinok, arba tikrai yra. Tai žinokit, iš tikrųjų, lietuviai mes esam akių žmonės, mes esam dar tarybiniai žmonės, esam išaugę tarybinėse šeimose, kaip bebūtų gaila, dar vis mūsų ir jūsų, man atrodo, dar netgi kartą aš galvočiau, kad išaugot iš... Jeigu ne mama buvo kaupikė, tai močiutė su seneliu tikrai buvo kaupikė. Bet čia dėl to, kad nebuvo nepriteklius ir nenorim gilintis, nes mes čia susirinkome pakalbėti apie tvarkingus ir netvarkingus vyrus. Bet aš ką pabrėžčiau, lietuvių vyrai yra tvarkingi, bet vien tik dėl to, kad jų mamos tvarkydavo už juos. Okay. Ne, mėgsta tvarką, bet patys nesitvarko. Aš dar noriu labai atsiprašyti, aš taip išsireiškiau, mano vyras netvarkingas, ne, jisai tvarkingas, minugai viskas tai yra gerai, džiaugiuosi. Sakot, pradėjot prieš 8 metus, kaip atradot šitą pašaukimą, kaip jums kilo idėja ir apskritai, jūs matau labai seniorus, nes ir knygą apie tai parašėt ir daug dirbat su tuo, kaip tai atsirado jūsų gyvenime. Aš esu tokia karžygė dabar jau Lietuvoje, nešu tą organizavimo, kas yra ta tvarka ir tikrai labai noriu padėti, nes tikrai, kai susiorganizuoji sutvarkai namus, pasaulis tau atveria visai kitą dalyką, veikti kažką faktai. O Jėzus, nuotaika, depresijos nusiema, aš galėčiau vardinti ir vardinti. Aš gyvenau, žinokit, mergino 16 metų ne Lietuvoje, aš gyvenau Anglijoje 16 metų, beveik 17 metų ir aš baigiau čia mokslus ir išvažiavau iš karto pas savo vyrą dabartinį jau, buvau meilės emigrantė. O ką mokėtės? Verslo vadybą Lietuvoje. Kas išeina, tai žiūrėk ir savo pomėgį. Tai visi tada, tais laikais, kas neįstojo ekonomiką, stojo verslo vadybą. Arba marketingą. Nors bet aš įstoju ekonomiką, bet išsibraukiau iš sąrašų ir nuėjau į marketingą. Faina, bet aš norėčiau dabar marketinginį žinoti labiau, nors dar gali pasibaigti. Jo, aš tą planuoju pasidaryti, bet aš tiesiog nebeturiu laiko. Tai knygą rašau, tai dabar kursą rašau. Kur mes tai buvom, ką mes čia Jūs atvedė tas gyvenimas prieš šitos. Labai tokia, mano istorija labai paprasta iš tikrųjų. Aš dirbau, kadangi verslo vadybą ir anglų kalbą įvaldžiau puikiai, dirbau korporacijose visur Anglijoje. Ir paskutinis žmogus, mano bosas, jis pamatė, kad man labiau patinka tvarkyti, organizuoti, taip toliau panašiai ir parodė man šitą verslą. Grinai, jis atsivertė. Bet aš atsiprašau, bet tu buvai nieko bendro nesusijusi organizacijos su tuo? Ne, visiškai, aš buvau PA visada, personal assistant, žinai, kaip verslininkai turi tokias PA. Tai aš paskutiniam darbę dirbau nuo kelionių organizavimo iki šeimos ir darželio paėmimo vaiko, aš ten jau buvau viskuom. O tu sakai, vadovas pastebėjo, tai tu eidavai visus stalus tvarkydavai, žinai, pataisydavai, žinai, kaip būna. Pavyzdžiui, abecėlę sudėdavau šitą, tada vakarėlius labiau mėgdavau pasiorganizuoti, kavytę pasidaryti. Tokia buvau labiau lietuvė, tokia. Nedirbau, tiesiog pamatė, kad man geriau negu su Exceliu dirbti ar tenais kažkokius mitingus atendinti ir sako, žiūrėk, tai yra toksai ir toksai verslas. Man atrodo, kad tau tiktų. Geras. Jo. Čia buvo mano draugės Joe Mason, va dabar net aš jam visada dėkinga esu, jie mane ir kaip ir pastumėjo. Tai va, tos draugės vyras, verslininkas, buhalteris, aš jam dirbau apie 3 metus ir jie nusprendė, kad aš turiu pradėti kažką ant savęs. Bet aš nelabai supratau, kas tai yra, vis tiek dar iki galo, galvau, taip, gal ir faina, bet kaip man čia viską pradėti, tai aš įkūriau valymo įmonę. Bet tu iki to pati nebūtum apie tai pagalvojus, ar ne? Manau, kad nelabai. Aš galvočiau labiau, kad aš esu švenčių organizatorė, kaip dabar Lietuvoje populiaru visi šventės organizuoja, arba būčiau kelionių organizatorė. Bet kažkas iš to, kad dėliočiau į lentynėlės, bet niekad neičiau, kad aš net nežinojau, jeigu iš tikrųjų, kad tai yra kaip kad verslas gali būti. Aš dar labai noriu stebti, labai geras pastebėjimas. Aš pati kai savęs vienu gyvenimo periodu ieškojau, buvau ten užsisakius tokią programą, žodžiu, kad man atsiunčia užduotis. Ir viena iš užduočių buvo, čia tu privesiu, kodėl tai susiję, viena iš užduočių buvo paklausti savo draugų, nes aš ieškojau tos srities, kurioje aš galėčiau būti gera. Viena iš užduočių buvo parašyti 3 ar 4 savo draugam, kas jiems pirmiausia šauna į galvą susijusia su manim. Ir aš, niekada neparašyčiau, šiaip galvoju, bliam, kaip turnai, bet, gerai, bet einu, tai darau. Ir aš parašiau kam savo draugiam, ir aš taip sukrito, ir aš žiūriu, kad keli dalykai sutampa, kur aš
nepagalvočiau, ar ne? Tipo, man čia buvo antiek savaime suprantama, kad tu, nematai tų jau dalykų. Tai va, čia labai tas geras dalykas, išgirsti, ką žmonės iš šonų sako ir kai tu išgirdai, žiūrėjo, kaip tau puikiai sekasi, ar ne? Žinokit, jo, ir man buvo tik tai tiek tai reikėjo. Ir žinokit, gal po savaitę sukūriau aš valymo įmonę, vadinosi Organized with J.O., tipo vieta. Tada įdarbinau 4 lietuvės ir galvojau... Iš karto jau taip... Iš karto. Tai toks success iš karto. Žinokit, jo, dėl to, kad aš korporacijai dirbau ten, visi, sakau, parašau, I have cleaning business now. Oh, I want clean, Ir čia labai greitai. Jo, nes, žinot, visur pasaulyje viskas vyksta per pažintis. Faktas. Per vyrus, per pažintis, tiesiog taip yra. Bet ir taip pat ir per moteris, ta prasme, gali mano vyras populiarus būti ir per mane, žinai, čia aš tikrai nestatau lentynėlės, bet, yra taip, kad visada vyksta viskas per kažką. Bet ir sritis, tikrai naudinga ir visiems reikalinga, čia nėra specifinė rinka kažkokia, visur čia visiems reikia. Tai va, ir tada prasidėjo merginos, o aš tada mes pasikalbėjom, kaip aš galiu įeiti tą organizavimo verslą, tai žinokit, aš pradėjau mokytis. Yra kaip atskiras amatas. Wow. Tiesiog. Taip. Bet kažkur į universitetą, mokyklą, koledžą, wow. Ir kaip vadinasi šitą? Organizing. Ne, decluttering and organizing. Tai decluttering tai yra profesionalus daiktų atsikratymas. Geras, nebūčiau pagalvojęs. Clutter yra šudžiukai, kvailiukai, mažiukai. Šudukai, žodžiu, tas šudų stalčius. Jo, clutter, kai tu ne tik interjeras, bet tau dar ir prie to kokį nors nesąmonę padėta, žinai. Toks padelis koks nors nuskilęs, ar dar kažką jo tu neišmeti, nes nutipo. Tada ten kažkoks sentilėlė, ar rūbas, kuris tau visko, tokie, žinai, namai tokie, kurie būna visko. Metras, kuris nedirba, bet dar turiu, toks belekas. Tai decluttering tai yra atsikratyti to nereikalingo šlamšto, bet atskirti, ko tau reikia ir ko tau nereikia. Ir čia yra labai didelė užduotis. Ir tada jau organizavimas, tai organizavimą išmokiausi, gal esat girdėjusios... Let's Organize Kardashians su organizerės tokios yra Netflix'e net ir movie. Ne movie, o show. Let's Organize Kardashians style. Tos moteris organizavo jų Kardashians. Būna net sausainius kažkaip sudeda gražiai į indą. Taip, aš pas jas mokiausi organizavimo meno. Jų ten kurs buvo, bet po to jinai susirgo dabar cancer, bet jinai tokia, labai aš juos seku ir myliu ir taip toliau ir atnešu viską į Lietuvą, kad gali būti tvarkinga, kad gali būti moderniai tvarkinga, kad gali atsikratyti nereikalingais daiktais. Tai va taip, aš žinokit, ir atradau save ir man tai nuo pirmos minutės labai patiko mokytis, po to labai patiko, man tada reikėjo padaryti praktiką, apie pusę metų aš dirbau nemokamai. Tvarkiai namus nemokamai? Jo, žinokit, reikėjo susirasti, pavyzdžiui, vieną savaitę ten mėnesį duodavo man single mom house. Susiras single house ir you have to do ir tenais būdavo organized corridor, žinai. Padarai koridorą, nufotkini, video padarai, tada nusinti dėstytėms, pasako ten. Bet čia kiekvienai specialybė reikia tos praktikos. Tai tada mums reikėjo susirasti big family, children's room. Viską reikėjo man pasidaryti, kad aš rodyčiau, kad aš galiu būti tokia, organizatorė ir dirbti. Tada mane, žinokit, pastebėjo televizija, ITV. Jo, va taip, žinokit, ir sėkmės istorija, atrodo toks dalykas. Bet čia dar užsienyje pastebėjo televiziją, viskas užsienyje. Taip. Bet užsienyje pastebėjo per tos kursus visus, kas gerai varė, tai mes tada dirbom su tokia televizija, dabar Lietuvoje nusipirkusi kaupikai yra. Gal esat matęs? Aš esu mačius iš Naglis labai mėgsta žiūrėti, aš jį seku, tas Naglis mūsų influenceris, aš jį seku ir galvoju, kaip tau, taip, kad žiūri, jam labai patinka. Tai man kartais truputį taip skauda žiūrėti tas kaupikus. Skauda, nes yra, ten yra viskas yra labai blogai. Tai čia kaip liga gaunasi žmonėms. Visiškai, ta prasme, čia yra liga. Čia taip pat kaip narkomanija, tai yra priklausomybė nuo daikto, kaip narkomanija nuo narkotikų, cigaretės nuo cigarečių. Jie būna net šiukšlių neišsimeta. Taip, jie būdavo, tai va, ko aš noriu pasakyti, kad aš tada dirbau kaip buvo vedėjai ir ten turėdavo timą milijoninę ir ten mes užsidėdavom tenais tais tokiais kombiais ir varydavom tvarkyti tų namų. Čia vienas iš kursų toksai, būdavo ir aš kaldau ranką visada, žinai. Ir pasidariau mažiukus vaikus, viską, kad darant, žinokit, tapsime 4 metų ir 2 metų vaikus. Tai esi įėjusi
iki lubų prikrautą būstą kur net grindų nesimato, ne? Esi patyrus tą ir smarvę, ir visą tą experience. Taip. Ir išvalė, ir viskas. Taip, ir vienas buvo neįgalus vaikas, bet neįgalus tapo dėl to, kad prarado savo žmoną ir neatsigavo, nors buvo labai, jie būdavo vintage cars, viskas eidavo į visus muziejus ir taip toliau ir panašiai, turėjo savo cars collection ir taip toliau panašiai, žmona mirė, jis neatsigavo, tai liko su visais daiktais ir jis tiesiog 6 metus nieko neišmetinėjo, nieko. Net, kai nusipirkdavo vištienos, žinot, kaip vištiena, tuos indėlius, žinokit, jo. KFC. Komplikacija to gedėjimo. Jam tiesiog širdis turbūt plyša, žinai. Posttraumatic sindromas. O kaip apskritai šitoje rinkoje užsienyje turbūt jau yra konkurentų, nes tai yra populiaru, bet Lietuvoje turbūt... Oi, konkurentų yra, kurie kopijuoja mane, bet kas yra faina, bet aš labai prašau, kad žiūrės, nekopijuojam kiekvieno mano žingsnio. O taip yra? Jo, bet tas labai negražu tikriausiai, kai kopijuojama. Jo, tai aš kopijuoju, aš neišradau. Aš turiu kažkokius žmonės, kurie mane inspiruoja, ten kursą parašyti, mokymus paleisti, knygą parašyti, uniformą susikurti, kažkokias fainas. Verslą sukti yra labai sunku ir tu turi turėti kažkokį dar aukščiau, kad jos fainas pasidarė, bet kažką tu ėmė... nežinau, pradėk sekti Prisiemi kažką, kas tau tinka, ne? Vokietis, anglės sek. Kodėl sekti Jovitą ir daryti, kaip Jovita daro? Jovita kalba lietuviškai, man paprašiau suprasti. Jo, gal yra kam užtenka ir tingi paskui, pasiieškoti, žinai, kažko plačiau, čia turiu prieš akis viską ir pasiemu. Taip. Ir netgi buvo taip, kad ir mano website, kuris yra neįdėlus, o aš tiesiog norėjau būtent tokio neįdėlaus, nes mano auditorija 35+. Kai tu jau turi bagažą, turi savo namus, užaugintus vaikus. Ir turi daiktų. Ir turi pinigų, nes turi karjerą kažkokią, bent jau 305, pasidarai tą tokį kažkokį bagažą, kur tu turi pinigų keliauti ir nesirūpinti namais, kažkas tau pasirūpins ir tu gali tiesiog gyventi. Tai mano žmonės yra 305+. Tai tikrai, kad tos merginos nelabai suprastų 305+. Tiesiog nekopijuoti. Geriausias yra. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu jauna ir tu kopijuoji mane, kurie jau ten su bagažu, aš irgi pradėjau nuo nulio. Taip. Mokiausi. Ir tik tada pasiekiau kažką. Turi ką nors unikalaus savo? Jo. Ir tada paim kažkokią jauną auditoriją, mokyk paauglės tvarkyti, žinai, kažką kitaip padaryti. Skiepinti, kaip sakant, nuo mažųjų. Jo, mes jau kalbame su keliom privačiom mokyklom, nes mano kelių privačių mokyklų klientės yra vienos iš tokių geriausių Lietuvoje privačių mokyklų klientė ir... Bet fain. Tiesiog nestebėjau, bet jinai mano knygą turi viską, tarpsime, jinai labai tuo tiki mano visą organizavimą ir kad išgelbės pasaulį, tarkim mane, tai va. Tai o jeigu kalbant, kaip žmonės įsileidžia tave į namus, ar būna kažkokių tai skaudžių vietų jiem, kurie labai nenori, kad tu eitum ir ar susitvarko prieš tai, žinai, kur ojas gėda, apsitvarkysiu. Nes, pavyzdžiui, mano įsines prieš ateinant tvarkytojai turi susitvarkyti. Aš sakau, tu nesitvarkyk, man sako gėda, bet sakau, dėl to ateina, nes tu neturi laiko, aš neturiu, sakau, dinai dėl to ir ateina, žinai. Nežinau, aš atsinešiau tą dalyką apskritai nedžedžianti, nes dabar, pavyzdžiui, mokykloje pas mus ten vyksta patyčios ir vaikai iš išvaizdos ir aš to nesuvokiu, žinokit. Niekas nesuvokia normalus žmogus, manau. Tai yra tabu jau. Tu net kursi žmogaus odos jo. Nosis nesumažinsi, ką jam daryti? Gimė toksai, ta prasme, ką jam daryti vargšai. Bet čia gerai, palikime. Ir ką klausėt? Ar žmonės nori įsileidžia į namus ar susitvarko prieš tai ir kaip... Aš labai šiaip komunikuoju, aš komunikuoju tuo, kad prašau nesigėdinti. Gėda ir yra pradėjot, kadangi gėdinatės, dabar turi situaciją namie, kokią turit. Geras. Taip, taip, nes jums buvo gėda, pirmiausia tvarkyta, po to valytoja, po to žmonės, po to sako, pas man 6 metai nebuvo žmonių, tai nes nesikina, bet po to jau dauga iki to, kad viskas, sako, jau man rankos, ta prasme, viskas, aš nusprendžiau tave pasikviesti. Jau kai nebeturi viskas. Paskutinis lašelis. Viskas. O nebūna taip, kad sako, gerai, čia eikit, bet jau į šitą sandėliuką tai neikit geriau. Į sandėliuką ne, bet į apatinius. Labai asmeniškai, čia irgi aš kalbėjau su draugais nesnei, bet tai jeigu švarus. Buvo draugų, kurie sakydavo, kad švarus, bet sako, čia mano intimi zona, man sako, nelabai fain, kažkaip neseniai tokia diskusija su draugais turėjom. Tai nenori, kad jie apatinius, o gal, pavyzdžiui, dar ir kokių vaikų ten skyrius irgi, kad ar yra kažkokie dalykai, kur žmonės nenori. Miegamai neįsileidžia. Miegamai dažniausiai būna spinta, žinok, dar vis drabužinių retai būna dar.
nors ir labai būna dideli namai, tarkim, turtingų žmonių, kaip čia Lietuvoje eskaluojama, bet iš tikrųjų čia visai mano klientai nėra... neturtingi jie nebiškiau. Ne, mano klientai... Dar ir kokie turtingi. Bet eskaluoja, kad mano paslauga yra turtingiam, bet čia yra nesąmonė, nes būna nusiperka moteris iš paskutinių pinigų, ten taupo kalėdas, gimtadienius ir nusiperka paslaugą. Bet tokios paslaugos šiaip labai gerai yra dovanot, jeigu tu žinai žmogų, kuriam tikrai tai būtų reikėtų ir tu gali sau leisti padovanot, ar įkurtuvėm, pavyzdžiui, ne? Tai būtų nuostabi dovana. Tokie būtų du beisikiniai klausimai, kurie, manau, visiems aktualu. Tai pirmas klausimas būtų konkrečiai, kas įeina į tą paslaugą. Ar tai yra suorganizavimas, ar jūs su komanda ir išsirbėt kilimus ir ten užuoldas kalbėt. Ką apima ta paslauga? Nu, bet taip plačiau. Gerai, labai gerai, nes sakau, nes jūs jaunesnė karta. Nelabai suprantu. Mūsų taip nenurašykit, mes gal tik jaunai atrodom. Gerai, jaunas, baigit. Bet gerai, mano paslauga susideda iš to, kad pirmiausia su manim susisiekėt ir suprantat, kad jums paslaugos reikia. Užsirašinėjau notus už susisiekti. Ne, iš tikrųjų, žinokit, kad ateitų ta mintis yra kelias, didelis kelias, kai jūs jau su vyru viskas nebesusitvarkot. Ir tada aš atvažiuoju apžiūrėti, arba jūs man atsiunčiat nuotraukas ir ten, oi, man gėda, ir aš tada nuraminu, taip toliau panašiai pažiūriu. Ta prasme, kodėl jie gėda, čia dar visai normaliai, žinai. Tarsi, tu nematai, kas yra tikrai blogai. Ir, va taip, ir tada aš nuvažiuoju apsižiūrėti, arba jau nuvažiuojam su komanda ir mes, ką pirmiausia padarome, tai organizuojame kambariais. Ne, organizuojame, tarkim, tik stalčių, ar belė ko tenais, nežinau, sugalvojo ten žaislus. Ne, aš tokių smulkmenų neužsiemu. Aš einu organizuoti, pavyzdžiui, virtuvės. Tada kitą dieną, visą dieną virtuvę organizuojam, tada kitą dieną yra drabužinė ir vonios, pavyzdžiui, galiu paimti, ir tada dar atskirai vaikų kambariai, ir dar kartais būna living, tas svetainė su, tarkim, koridorių spinta. Bet čia yra, žodžiu, projektas ne vienos dienos. Ne. Bet būna, žinok, dažniausiai vienos dienos žmonės nori tiesiog sutvarkyti virtuvę, kas yra labai populiaru. Arba drabužinę, kuri išbandė, tarkim, stilistės ir stilistė nepaėjo dėl to, kad tai netvarko po to. Žinot, kad Lietuvos stilistės netvarko spintų. Jos tik tai sustilizuoja ir palieka tave susilankstytą iš naujo atgal viską pačiai. Ne, viena žinau, kuri sutvarko. Pasakyk, kas? Emilija Viskontaitė. Mes viską išsiemam iš spintų, tada nusiema pakabas, kiekvieną sukabina pagal spalvą ir viską sulanksto ir sudeda taip, kaip turi būti. Aš galit garsiai... Taip, Emilija Viskontaitė buvo pas mus svečiuose, kažkada jinai padeda tikrai tvarkyti šitą vietą. Tikrai mokytis. Jinai, aišku, neįlys į kitus stalčius, kur tu nenori, tik ten, kur tu nori, bet šitą visą vaizdą, kaip sudėti drabužiai pagal spalvas ir visą kitą. Bet čia retas atvejis, žinok. Tai tikrai. Bet ir tai, ko tau negalima jau dėtis, jinai dėžės, ne, sudeda, kad atskirai sudėdi, ko jinai jau tau atrinko, kad ne, kad kaip tu nori, taip atsikratyk jais. Čia jau užda štampą, kad nebesudarytum tos dėžės. Super, nes dažniausiai po stilisto dar kviečiasi mus. Tai va čia jau... Kad aš suorganizuočiau, sako, aš turėjau stilistą. Ir tai va taip, ir tada mes visą dieną darom virtuvę. Tarkim, virtuvė yra kokių, nežinau, kiek dažniausiai kvadratų, aš nelabai, 9-10 gal kvadratų, tokių. Dabar dažnai būna su svetainė bendros asertės, tai sunku pasakyti. Žodžiu, ten, pavyzdžiui, sala ir... Taip, 20, ne? Jo, tarkim, visą dieną man užtrunka, bet čia ne dydžio esmė, žinokit, esmė, kiek daiktų žmogus turi. Jeigu ten daug spintelių, turbūt ir stalčių, tai viskas daugėja. Nebūtinai. Būna, žinokit, ir tos tarybinės mes darom, tas tarybinės, važiuojam į butukus. Tas tokios dar baltas. Būna beveik 2 dienas kartais galim padaryti, nes ten tiek daiktų mačiutė, nemačiutė. Vyresnio amžiaus žmogus prisikrovęs, kad... Stiklainių kamštukų, mano mačiutė. Būna, pavyzdžiui, buvusi daktarė, septerio kyšių, žinai, prisikrovusi. Taip, Dieve, aš galėčiau kalbėti iš tikrųjų. Tai dar, atsiprašau, dar su mano 2 klausimus, tokiam beisikui, kad žmonėms būtų paprasta, nes ir man tas kyla klausimas. Tai siurbimas tų kilimų, įeina tokie dalykai, čia labai organizavimas, visko į vietą sudėjimas, ko nereikia išmetimas. Tuos daiktus išvirtas kiekvieną daiktą ir išvalom spintelių vidų. Ir kartais išorę, nes tikrai, nepaliekam nesąmonių. Ta prasme, po savęs viską jeigu blynas uždėtas, tai jau nuimsim. Nuimsim, išsiurbsim, išvalysim tam asistentę ir yra, kad, man padėt. O tuo metu, kol jinai tą siurbę ir valo, aš su klientu dirbu, mouth to mouth ir
paimu kiekvieną lentelę, kiekvieną, nežinau, stiklinytę, kiekvieną biurų produktą, kiekvieną asotėlį ir klausiu, ar reikalinga. Kiekvieną. Aš nepraleidžiu nei vieno daikto. Šito neliskit. Ne. Pro mano čia pasikalbėsim. Vilko akių. Ne. Aš sako galvojau, kad šituos tai tikrai nuslėpsim nuo jūsų. Mes išėmam viską, kas ten būna viršui sudėta, ten po 10-15 metų mes išėmam, sako, o Dieve, šitą dalyką man čia padovanoja per vestuves, ten kažkoks tai tenais, viską, išklausau 10 valandų, mes apie 9 valandas dirbam, išklausau visą gyvenimo istoriją, žinau, kas susipyko su kuo ir taip toliau ir panašiai, bet aš... Tai dar ir psichologijos tokios. O, aš esu šiaip namų psichologija, po to dar pabaigiau jo. Tai šiaip, aš pabaigiau tokį mokslą po to. Yra tos mokslas namų psicologija? Home psychology. Bet čia toks, kaip aš baigiau šito, dar buvo ta... Priedo tokia, ne? Jo, kad nespausti ten, kalba apie tą visą daiktų priklausomybę iš tikrųjų. O kaip padėti, ar ne žmogui protingai padėti atsisakyti to daikto? Taip. O klausimas dar truputį, kai tvarkai namus visus tą paketą, ar galima pasimti ir rūsį, kad tvarkyti, įeiti? Tai tiesiog susitarė su jumis anksčiau, kad dar pas mus yra ir rūsys, ir ten tam rūsy 3 kambariai, ir ten dar gal ta antra drabužinė bus rūsys, skalbykla kokia ir viskas galima. Taip, viską. Mes, nebuvo, kad aš atsisakiau kažkokią darbą. Gal sakiau, pas Lavoną slėpti reikėjo, sakiau, schebra patys. Taip, to šaldytuvo aš netvarkiau jau. Ir net jeigu taip daiktai ant žemės, taip išdėti ir dar neturi vietų, irgi galima. Taip, labai beje dabar aš pristačiau prieš kokį metus laiko naują savo paslaugą, irgi nukopijavau nuo savo organizatorių, tai Moving in Geras, kokia gera paslauga. Iš dėžių tiesiai į lentyną. Žiauriai šipėjo. Čia norit pasakyti, kaip persikraustai su dėžėm, jūs paėmėt ir viską gražiai sudedat naujuose namuose. Taip man reikėjo. Ir aš nesu, kaip visi galvoja, kad čia aš brangi, taip toliau, bet aš kokios kainos. Ar galim įvardinti šitos paslaugos kainą? Pasirenka žmogus ar ne virtuvę noriu šiandien. Tai kiek ta viena diena tos virtuvės kainuoja? 350 €, bet mes su komanda ir dirbam nuo 9 iki 6 ir padarom nuo 0 iki atrenkam daiktus, suorganizuojam ir tikrai, Ar virtuvės dydis skiriasi nuo kainos, ar ne? Ne, visiškai diena mano. Vienausia, žinokit, niekas nekainuoja. O, pavyzdžiui, jūs organizuojat visą dieną, tai į tą kainą įeina, ar tu dasimoki, kur jūs dedat, pavyzdžiui, reikia sudėti, ar ne, ten indai kažkokie. Indai kažkokie, jūs užperkat viską pati? Pati viską, jo. Aš šiaip neturiu savo nei šopo, nieko, aš nedirbu su niekom, nei Ikea, nei senukais, turiu savo Amazon shopą, su kuriuo aš dirbu bendradarbiauju, gal kaip čia pasakyti, net 3 centus per vieną dalyką. Tai nevadinkit to bendradarbiavimo. Bet gėda pasakyti, bet man tiesiog tinka jie. Man tinka. Ir siūlai klientų pasiūlyti kaip opciją, jie gali rinktis atsisakyti, ar ne? Ir aš visada sakau, mažiausiai 150 € dar organizuokliam, tai 500 € jums virtuvė bus done and dusted. Okay. O nuo erdvės, jeigu sakysiu, kad, pavyzdžiui, noriu miegamai ir kaina ta pati, ar... Žinokit, ta pati. Nes viskas tas pats dažniausiai, bet mes prie drabužinės spėjam dar paimti vonės. Okay. Nes šiaip vonios yra baisu. Bet tai tada jungiam taip, 350 plus 150 visi rekvizitai virtuvė ir tada vėl 350 plus 150 vonė ir miegamasis. Jo, bet žinokit, nebūna tiek, nes jau prieskonių indelių nebūna, tada birių indelių nebūna, kurie dažniausiai mažiau reikia tų indelių. Tai ten būna, nežinau, 5 €. Dėžučio iš Ikėjos, kokių 3 keliams, ten taip toliau panašiai. Būna tokių geras 3 keliams dėžučių. O, taip. Pas mane, tai žinokit, atsidaro taip iššokas. Mes Diorai padovanosim Vasvailas gimtadienį, kai reikia padovano Diorai. Ir man. 3 kelių dėžučių, nes pas mane ten toks bardakas, kad ten, matai, kaip... Jo, liemenėlės, žinokit. Pas mane viskas sudėta. Viskas yra, žinokit. Viskas taip, kad jūs galėtumėte, čia organizavimas lietuviškai išvertus yra ilgalaikė tvarka. O jas reikalinga pas mane ilgalaikė tvarka labai. Ar yra sezoniškumas jūsų paslaugai? Nes mes, pavyzdžiui, dabar galvojam, ką pasikvies ir pagalvom, kaip aktualu, nes pavasaris, bunda gamta, keičiasi garderobas, būna tas energijos antplūdis, nori susitvarkyti namus. Ar dabar jaučiasi tas pagausėjimas klientų, ar jis pastovus kiek visų metų laikų? Vasarą aš beveik nedirbu.
Niekas nenori tvarkytis. Visi išvažiavę, atostogauja, pajūry. Dirbi metus ir vasarą atostogauja. Buvo šokas pirmais metais. Bet tada važiuoju aš į Klaipėdą, įsinuomojamės ilgiau kokį nors būstą ir aptarnauju Klaipėdoje esančias merginas. Nes šiaip į Klaipėdą nuvykti prisideda apie 100 eurų, nes man dar reikia... Išvažiuoju, jeigu į kitą miestą, ne Vilniuje, tai plus kažkokia pinigų suma. Jo, tai viešbutis dažniausiai, jeigu negaunu barterio ir, nes aš pareklamuoju tada tą viešbutį ir, kaip kad ir labai būna gerai iš tikrųjų jiems, arba jeigu negaunu, tada reikia viešbutis ir, degalai. Kuras, tai... Tai toksai biški. Tai žodžiu, vasarą turit, kaip sakant, resetą pasidaryti, naujų Amazon Findų susirasti ir naujų idėjų pasiemti. O kalbant apie tuos Amazon Findus, aš žiūrėjau jūsų website, ir tikrai ten fainų tų nuorodų, suskirstyta pas jūs viskas virtuvė, ten vonios kambarys, ten nuotraukų albumam. Kokie gal jūs neatsivežė turbūt? Atsivežiau kelis, ką turėjau, nes šiuo metu viską labai... Tai gal galim tai pamatyti? Gal tada galim ištraukti ir papasakosi tada istoriją tų daiktų. Tai ką, turim čia dabar Amazon Finds, kaip suprantu, bet nebūtinai iš Amazono, yra ir iš Ikėjos, ir padėkliukas. Tai papasakokit, nes sakot knygų laikyklis, tai aš pagalvojau, kad kaip čia ta knyga. Skirtukas. Čia yra, pavyzdžiui, spėkit, kas čia yra. Butelių laikyklis. Man butelį panašu. Taip. Čia yra, pavyzdžiui, kai žinot, visur griūna jūsų gertuvės, ne? Kaip ypač sportininkas, aš įsivaizduoju, kad ir sustatai taip į stalčius tiesiog. Jo, arba į stalčius, arba į spintelę ir tada ant tavęs taip užgriūna, tai tu gali į spintelę tiesiog pasidėti tokį dalyką ir susidėti savo buteliukus, bet taip pat naudoju klientų šitose, kaip vadinasi, vyno, pavyzdžiui, ne. Šaltųjų vyno. Užmiršau lietuviškai. Sakykit angliškai. Ne pantry, o, kaip ir pantry, pavyzdžiui, vyno daug turi tenais, kokių indų turi, crockery room. Kaip lietuviškai? Nežinau. Indauja. Viskas prisimėjau. Ir indaujose būna, vyno sustato, bet nenori, kad ten ant stiklo būtų, tai tenais susiguldom vyną. Nes būna dažniausiai nepadaro normalių, vynai yra ilgi. Tai taip telpa. Ir tada belia kaip sudėti tie vynai pas žmonės ir mes kartais panaudojam vynui sudėti šitą dalyką. Tai šiaip labai pasiteisinęs dalykas ir aš 6 būna, gali 12 pasidėti gertuvių, ir vaikai mano pasiema puikiai. Čia šaldytuve gali gėrimam daryti kažkokiem mažesniem, didesniem. Ir vaikai puikiai pasiema vyno būtų ir savo rengą pasiema. Mano jau paaugliai, tai visko gyvenime, man atrodo, dar jau greit bus. Šitas dalykas yra į spintos lentyną. Kai jūs susilankstot savo megztinius. Jeigu susilankstom. Kai susilankstot. Matysim. Aš jau nebejoju. Megztinių ir kelnių, ar ne? Taip, arba megztinių, pavyzdžiui. Jau tai esu sudėjusi daug megztinių, nes krenta pas ją, jie nepatiko, tai aš sprendimas toks, kad čia megztinukai ir lentynoje jau jie ne, ir daug. Tada Karolinai, kadangi aš galiu apie ją šnekėti, nes mes bendradarbiavom ir va čia, pavyzdžiui, sudėti galima tašes. Rankinukus tavo aš, pavyzdžiui, kad jie pavyzdžiui, Louis Vuitton, kad nesitrintų ir taip toliau ir panašiai. Labai irgi lentynoje susidedi ir jie gražiai ir atrodo stilingai. Ir, čia iš Amazono. Čia iš Amazon Find, jis kainuoja apie 6-7 eurus, aš tokį blogą. Ir jie prisiklijuoja, ne? Ten galima matau, jie lentynos, taip. Ir tada tu... O nevažinėja? Čia tas nevažinėjimas ir duoda. Tai ir norėjau. Kas Amazonė, ką aš jau atrinkus, tai, nėra nieko blogo. O Amazonė yra gal tavo kažkokia paskyra, ten kažkaip gali pasižiūrėti, aš dar nemoku. Žinoma, aš jau porą metų turiu, Lietuvoje pasižiūrėti. Pati pirmoji, buvau tą. Kažkaip eina pasiekti ir matyti, nes aš nemoku dar naudotis, bet žinau, kad toks dalykas yra. Jo, bet ir per mano website gali tiesiog mano Amazon parduotuvę parašyti, ten viskas atrinkti visi organizuokai. Tada va šitas dalykas yra tiems stalčiams, ne knygom atskirti. Kai skaitai, čia Diora taip sakė. Tai žodžiu, čia yra, pavyzdžiui, stalčius ir čia jūs įkišate tokį, galit mažesnį, pasidėti, žiūrint, koks jūsų stalčius. Ir čia susidėti lemenėlės ir čia susidėti risikėlius.
Man atrodo, čia bus tam nuoroda šitą. O jeigu susipyksta su vyru, trauki, duodi per galvą. Taip. Žodžiu, viską pana. Tai va, čia toksai. Ir šiaip, pavyzdį atvežiau su IKEA aš nebendradarbiauju, bet aš tikrai daug perku iš IKEA'os ir tokie siktukai, bet va tokie peršviečiami yra, šiuo metu neturiu Amazonėje, tai aš visiems siūlau įsigyti. Dėdį į spintelę, dėdį savo lėjukus ir tą tada nereikia vieną per kitą traukti. Ir tau nereikia ten įknistis. Aš šitą turiu. Man nepatogu už tai, kad, pavyzdžiui, mano yra šonė spintelė siaura ir aš ten sudėtu tos aliejus. O jeigu turit, tai va, gal kita dar mano paslauga yra tokia, kad aš ergonomiką darau su dizaineriu. Pavyzdžiui, jums dizaineriai padarė gražią virtuvę, aš darau vidų ir parodau, kaip galima pasidaryti. Čia įsirenginėjant jau. Taip, kai įsirenginėjant, kai jau turi brėžinius dizaineris, tada mes jau piešiam vidų ir aš labai Lietuvoje, kadangi mes labai įdomus dalykas, šiaip aš nesenai sužinojau, kad Lietuvoje dizaineriai nesimoko ergonomikos. Kas yra, pavyzdžiui, Amerikoje ir Anglijoje, that's what, like, main thing. Man irgi atrodo, nes funkcionalumas yra esmė. O Lietuvoje yra labai daug tokio labiau pati iš savęs tada, jeigu geresnė dizainerė, tai pati iš savęs. Kad vizulkas gerai atrodytų. Nes labai būna dažnai, kad žmonės įsirenginėja pirmą būstą ir mato po to 10 klaidų, ką kitam darytų kitaip, nes tiesiog gyvenimas parodė, kad trūko rozečių ten virtuviai. Ten spintelės per plačios, kur nesudėsi visko iki galo. Arba net būna stalčiai, kurie amtis nelenda. Būtent, noriu sakyti, kur, žinai, atsiunčia, oi, kaip gražu, bet tada mes nuvažiuojam gyvai, patys išsimatuojam, čia nepraeisi, čia tas net netilps, šitą išimsi, kaip čia, ta prasme, nefunkcionalu, kaip sakai. Yra šitas. Tikrai yra šitas. Tų, kaip sakau, jūsų linkų nuorodų ir atrinktų dalykų, tipsų yra visas jūsų websaitas, tai čia tik kelis atsivežėt parodyti. Taip, ką turėjau šiandien. Bet yra labai įdomu, aš, pavyzdžiui, net nežinau, va dabar dukrai nuotraukų albumą darau ir pažiūrėjau, kad yra tokie fainos dėžutės nuotraukom, kad nebūtų išsimėčiusios belia, kaip specialiai, kaip suorganizuoti nuotraukas. Tokia dėžutė ir toj dėžutė dar daug dėžučių. Pavyzdžiui, tu gali padaryti Maljorką. Arba sausis vasaris kovas. Ir tu išsispausdini jas. Žiūrėk, pažiūrės, kaip pinigų turiu sąskaitą, nes man reikės daug užsipirkti, matau. Gal tiesiog labai fainai. Lipduką parašyti. Sakyk, tai ir viskas. Viename. Geriau užkart jo, bet taim, kad tada jau. Žodžiu, mes gavom tiek daug patarimų ir dovanų iš tavęs. Mes irgi norim tau padovanoti. O bus kodėl? Dovanas. Bus suvartojama. Suvartojimas geriausias dovanas, nes man iš karto jau buvo. Pas mane, o kas yra viduje, tai matote, mes esame išdėlioję, tai mes iš karto gal įteigėm. Ačiū, mergina. Kur taip, bet visi, kas žiūri podcastą, lipsel.lt galite šiuo metu įsigyti Hairbust produkciją. Tai mes tavęs jau, Vita, ir norim paklausti, ar tavo yra labiau sausesni plaukai, ar tu ir tokia pažeisti, ar tu labiau norėtum ilgų ir švytinčių plaukų pridėti? Pažeisti. Tai mes tada tau duosime pažeistiem ir sausiem plaukam rinkinuką. Tai šiuo metu Lipsel puslapyje 40% nuolaida, o tau taip pat jau įdėjome. Tai vegan guminukus plaukam, guminukus nuo streso ir guminukus miegui. Tai 2 į dieną, tai kadangi 3 pakuotės, tai net 6 guminukai į dieną. Tai aš nežinau, ar gali būti kas geriau, jau net saldumynų nebereiks. Ir geras miegas, ir streso nebus, ir plaukai augs. Ir berods guminukams ar ne 30% nuolaida. Taip, bet produktam atrinktiems produktam 30. Ir taip pat perkant už 39 eurus gausite dovanų Haircare Panda biotiną. Super. Eikit, apsipirkit. Taip, o mes einam tau dabar ieškoti šampūnų. Tai va, šitie šampūnai yra sausiems, pažeistiems plaukams, tai mes tau dovanojam ir šampūną, ir kondicionierių, tai labai tikimės, kad tau padės ir galbūt ateityje. Pasidalink rekomendacijom. Ateities klientams galės sakyti, beje, jūsų vonios spintoje, matau, trūksta vieno šampūno. O aš beje esu išmėginus visą šitą liniją, tai mano, kadangi ir skilinėja, ir irgi aš noriu ilgų plaukų, tai visą šitą jau susinaudojus, tai tikrai patiko. To plaukai labai atauginėjo. Jau pas Diorą. Čia Diorą bus mūsų, čia matuoti reikia. Vieną dieną kiek auga. O guminukas vartoji?
Tai be abejo, nes reikia ir iš vidaus, ir iš išorės. Būtinai. Kaip ir žinokit, organizavime ir išorė, ne tik išorė, žinokit, svarbu, bet ir vidus. Na, viską mes darom iš tikrųjų ir dokumentus kartais labiausiai man nepatinkanti dalis, tiesą pasakius, ir dar labai nemėgstu vaikų kambarių. Aš jau juos išauginau, man tie žaislai, aš asistentėm duodu, aš nežinau. Na, jau gali sauliaisti pasirinkti kažką, jeigu galima. O kalbant apie tos daiktus, jūs atrenkat daug daiktų, kuriuos galiausiai, su kuriais žmonės turi atsisveikinti. Ar yra kažkokios įstaigos vietos, pavyzdžiui, kur jūs žinot ir galite patarti žmonėm, čia veškit rūbus, čia veškit baldus, čia veškit... Kur dažniausiai? Nu, matot, baldais aš didesnių gabaritų nedarau, čia jau jūsų problema, visada sakiau, nu, va, dar man gal reiktų, sako, pasikeisti stalą, nu, ne nuo manęs jau čia priklauso, ačiū, bet jau čia tai jau nuo manęs. Aš galiu podėlius jūsų. Yra dėkui stotelės Vilniuje. Ar esat girdėjusi? Ne, kokios stotelės? Dėkui. Rašosi D didžioji, E didžioji, K didžioji, tada apostrofi, ui. Dėk, ui. Okay. Kaip, nu, taip. Tai ten galima turbūt nuvežti blenderius ar net ten sumuštinių ten kokius taip, namų daiktus, namų apyvokos daiktus, kuom tuo metu atsikratėt. Tada, ar esat girdėję apie Looptex? Tai yra tokia platforma, appsas yra, viskas yra, ten Looptex, būdavo anksčiau Textile. Gal esat girdėjusios? Na, viskas tokia. Bet čia jau, žinokit, jau 10 metų galėtų. O ką jie daro? Gali savo rūbus atiduoti, tau duoda pinigų. Nedaug pinigų duoda, bet turi tokius jau ne pačius baisiausius ir ne pačius geriausius, ta prasme. Nu, taip, pačius geriausius parsiduodam Vinted, čia jau, žinai, senas geras tipsas, ta prasme. Bet tokius, kuriuos, nu, tipo, nu, dar fainai. Aš tai mačius, kad Akropolį yra tokios būdelės, suteikia rūbui antrą gyvenimą. Tai Looptex yra tokia, tau duoda pinigų, tai yra 50 centų, man atrodo, per kilogramą. Reikia daugiau įsidėmėti, aš labai noriu šokti šitą projektą, man tikrai didelė problema, kai žmonės atsikrato tais rūbais, kur ką daryti su jais, nes Vintede labai tingi žmonės. Aišku, ten yra, kur Chanelius turi, taip toliau panašiai, tai čia eina iš vis į tos komisus, jeigu esat girdėjus, ir Gaudevinė yra komisas, Meta kažkaip taip vadinasi, man atrodo. Aš žinau, kad su tais visais vardiniais tai yra net Instagramai, kur specialiai atvaro, paima, tau parduoda, pasiema gal kokį 10-20% už pardavimą ir mačiau, dabar mačiau, tokia buvo kažkokia... Mačiau, Grisis kėlė, sako, spintą, įkiti tą puslapį. Šitos kėlė, dar kažkas kėlė. Būna, kad net gyvai gali nuvažiuoti, ten sukabina už tave tavo spintas ir pardavinėja. Taip, bet jau ten tikrai geri rūbai. Taip, jau ten geri turi būti. Jo, o vat tokie pusiau, tai blogi, tai yra tekstilės konteineriai, kur ten jau. Bet geriau būtų, žinokit, nesuplėšytos vis tiek, nes tai važiuoja ten ir iš trečiom šalim, važiuoja į ten Rumunijas kokias, taip toliau panašiai. O vat tas viduriukas, kurį sakau, tas Looptex dabar, nu, man nauja... O kaip prašosi Looptex? L-U-U-P-T-E-X. Instagrame pasižiūrėkit, bet šiaip ne tik tai yra... Instagrame jie turi visą website, jie yra Konstitucijos prospekte, jie turi net, kaip Humana, bet kad lietuviai ranina tą dalyką, nes Humana tai nežinom, kas jau ten dabar jau ranina jį, bet Looptex, bet sakau, tu už kilogramą gauni pinigų arba Looptex pinigų, nes tu galėjai nusipirkti šių darubų. Nu, žodžiu, tai tokios platformos Vinted, tava Looptex, tada tekstilės konteineriai ir dėkui stotelės. Daiktam. O, pavyzdžiui, įdėkui stoteles tu gali net ir, tarkim, ten nenaudojama, nežinau, kažkokį lūpdažį ar ten grožio produktą? Ne, aš žinokit apie grožio, šitą dalyką žinau, kad tikrai negalima, nebent jis yra neatidarytas ir neišėjęs iš galiojimo. Tada yra krizių centras, žinokit, čia Caritas lietuviškai, tai va ten labai mėgsta, jeigu jums pridovanoja arba barteriui pasidarius kažkokį reklamą, nepatiko kosmetika, tai tenais galima atiduoti. Savai mes suprantama, kad jeigu duodi kitam žmogui, tikriausiai turi kokybė būti gerai nepanaudotas, nes atiduodi. Taip, ir maisto bankas lygiai taip pat, jisai priima maistą, tik tai neišgaliojusiu. Tas irgi, taip, žmonėms atiduos, jeigu jie valgys, tai... Tai va, tokius tikrai yra kur. Būdavo, kad nėra kur, tikrai būdavo
būdavo problemytė, bet dabar tikrai yra kur atiduoti ir tikrai man jokių ekskuzų. Tai, o tada dar baigiant apie pačią spintos reviziją, ar yra kažkokia sistema, kaip sistemingai susitvarkyti tą spintą, išlaikyti tvarką ir gal turit kokių patarimų? Aš nesu stilistė, prisiminkit, visada sakiau, kai mane užsisako, bet kadangi aš afišuojuosi, ta prasme, vedu Instagramą, kaip čia lietuviškai dar pasakyti, mano verslo įrankis yra Instagrama, gal taip labiausiai pasakyčiau, tai jie mato mano stilių, nes aš tikrai rodau savo derinius, kai tau yra 40+, kai turi vaikų didelių ir kai paauglė tau pasako, mama, take your skinny jeans off, nes you look horrible ir taip toliau ir panašiai. Tokių visokių pamėtų tikrai kars nuo karto, kaip mes gyvenam, va, tos jau paauglių mamos ir verslą darančios ir dėl to užsisako tos 35 arba 40+, mane užsisako kaip kad idilė tokia, gal kad va, aš noriu tokio gyvenimo kaip tavo, tai va, atsirinksim kartu daiktus ir taip toliau panašiai. Tai, tai būna, kad aš nuvažiuoju, tai mes atsirenkam ir aš joms parodau, tarkim, kad šita suknelė jau viskas, viso gero šitą suknelę. Išėjo iš mados. Po 20 metų galės išsitraukti. Tai va, mes tada gražiai, sako, rimtai, sakau, jo, žinokit, aš jau mano dukra pasakytų jums, kad negerai šitą suknelę, net ir 40. Ir reikėtų jau prie dukrą įtraukti į verslą ir vežtis kartu, kad jinai nužiūrės, kurios turbūt reikia išmesti. Ten tai siaubas. Ir, vienu žodžiu, tai mes atsirenkam tos daiktus ir tada jau aš žinau tą sistemą, kaip turi būti visa drabužinė, kad jums veiktų. Tai va, tos dėžutės į stalčius, skirtukai va į stalčius, dėžutės į stalčius, vienodos pakabos dengiamės daryti, tą tvarkingumą. Jeigu investavote gerą drabužinę, tai iki galo iki galo. Pas mane yra jau pasiekta, kad pas mane buvo toks lygis, kad aš susipirkau visas tas medinės baltas pakabas gražias, bet ant tiek nebetelpa daiktai, kad iš valyklos tie metaliniai, aš jau juos keičiu, nes mažiau vietos užimu. Daugiau prikišti gali. Žinot, less is more. Taip, mažiau yra daugiau. Visiškai, žinokit, ir aš visada tuom labai, nors aš žinokit, vat, galiu prisipažinti jums, esu ex-shopaholic. Priklausoma nuo pirkinėjų. Kaip žinot, there is no ex-druggers, tai vat nėra ex-shopaholikų, tai aš labai susitvarkiau save apie kokius 6 metus einu tuo, kad less is more, aš tik taip pasileidžiu plaukus užsienį, kai nuvažiuoju, grįžtu į namus, kaip Anglija, dar man tokie biški kaip ir namai, ir tenais aš pasileidžiu plaukus, tai va tada jau man vyras, come on, tu sakai, kad nebešopinsi. Bet ne dėl to, kad ten gaila, bet kai mes išsikrausinėjom iš UK, mes iš savo namo išvežėm 14 mašinų daiktų. Wow. Išmetėm grinai. O dar klausimas, kaip jūs, dabar čia nesenai vienos tokios moters žiūrėjau interviu ir jinai sakė, kai daiktams reikia daiktų, į kuriuos juos sudėti, tai jau yra blogai. Čia aš žinau, apie ką kalbate, apie kurią moterį kalbat. Čia jau kaip gyventi, kaip jinai gyvena, tai yra, basically neįmanoma. Taip. Ir neįdomu. Aš taip galvočiau, ant taškiukų sudėti podelius. Taip, aš visiškai ir ta prasme tikrai ir labai, ir man faina, kad aš jos nekopijuoju ir manęs nekopijuoja. Jinai savo turi fantastišką kažkokį modelį. Skirtingai ten ganėtinai jų nuėjus šitie ir modeliai. Taip, bet aš manau, kad neįmanoma taip gyventi. Neįmanoma. Ir aš tikrai nesutikau tokių žmonių. Kaip, man atrodo, čia yra kraštutinumas, žinai, tu turi jaust norą, tu turi būti pedantas ir tau reikia tos disciplinos gyvenime, reiškia. Bet man tai man tai neįmanoma. Nes vien tik juodais rūbais rengtis, bet čia jos... Čia yra tinkamas jai būdas. Taip, kaip jinai atrado tai gyvenimo stilių ir o man atvirkščiai, man per rūbus yra... Aš esu skudurinė, bet... Lelytė? Onutė visiškai, bet, kaip ir sakiau, 6 metus einu link to, kad less is more. Vita, less is more. Tada varai į Zarą ir less is more. Radau skirtuką, ne knygom. Tai ką galima rasti, Jovita, pabaigai jūsų organizuoti namai knygoje? Ir sako, rašot antrą? Ne, rašau dabar kursą. Gali žmonės atsiversti mane ir susiorganizuoti be manęs. O, labai gerai. Jo. Mano knygoje yra... Iliustruota, atsukime labai iš tikrųjų gal gerai
tokiems žmonėms, kurie nežino, kiek reikia turėti lėkščių, nežino, kiek reikia turėti puodų, nežino, kiek reikia turėti maikučių. Tai vat, viskas pasakyta, kiek yra normalu turėti ir tada jau sprendi pats, kiek tu ir kaip tai padaryti, kaip atsikratyti, kaip nuo ko pradėti atsikratymą ir namų organizavimą. Tvarkymosi Biblija. Jo, žinokit, visiškai, žinot, kaip būdavo anksčiau namų šeimininkės tie užrašai. Taip, tokie didžiuliai. Dabar modernus organizavimas, kaip aš vadinu, modernus tvarka. Šitas nusipirkau nesenai. Aš galvau geriausia, net įsidėjau, sakau, čia yra geriausias pirkinys, aš pirkau Tommy Phillips, nes jis taip užsidaro. Tommy Phillips yra, žinokit, ir Ermitažė, mačiau. Sakiau, tobulas. Iki visą galę šiaip, žinokit, taip, tikrai. O ką, dar klausimas toks iš mano pusės, o ką daryti su tom knygom, kurių yra per daug, pavyzdžiui, ir nėra kur jų sudėti? Dievuli, šitas klausimas mane visose interviu. Aš tiesiog, yra knygų, kur aš esu tiesiog sukišus į maišus. Gerai, paklauskit, ar antrą kartą skaitytum? Ten kitas net ne mano. Atiduotum, ne, netiduotum. Netiduočiau. Pasiūlytum savo vaikui, kuris užaugs skaityti šitą knygą? Kai kurias galbūt taip. Taip, kai kurias. Tas, kurios ne, atiduodam bibliotekai, knygynams, ligoninės, poliklinikos. Nebėra tų laikų, kur reikia pasidaryti viršų į lentyną didžiulės aplink visus namus ir sudėti. Taip pasidarom, bet paimkite kiekvieną knygą. It's okay, ir tikrai labai gražu knygos, bet visą gyvenimą kaupti knygas, tai yra tau kokių 70 metų, nes tu pradedi kaupti, nežinau, 20, kai jau išeini iš tėvų, ne, knygas kaupti iki tau 90. 70 metų kaupti knygas, jeigu dar ypač daug skaitai, tai nesąmonė. Reikia nebijoti atiduoti jų, nes mes kažkaip labai branginam tas knygas. Galima atiduoti. Tikrai, žinokit, tikrai ligoninės labai ima, tada poliklinikos, visi, žinokit, dar kas ima, visi privatų sektoriai, kaip Inmedikos, taip toliau, jeigu žurnalų turit, jie labai mėgsta visokie dantistų. Su savo atvaizdu ant viršelio, tai aš turiu jums žurnalų, gal reikia, bet dėkit, kad visi matytų. Būtent taip, o kodėl ne? Nu, gerai, čia savo promo. Tai kaip kas nori, taip tas daro. Nuostabi gaida. Ačiū mūsų svečiui šiandien.